Ir labas vakarėlis, kas klauso tiesiogiai, kas klausys per įrašą, įsijungs anksčiau ar vėliau. Trečia dalis biškių pamiksuota gal su antraja, nes antroje dalyje turėjom būti tryse kalbančios. Gavomės dviese be Agnės, tai kažkaip auditorija užsiprašė Agnės nuomonės. Labai labai fainai, tai įvardinsiu, apie ką tos nuomonės paprašysiu. Ir prieš pradedant norisi priminti ir apie piešimo užduotėlę. Tai grįšiu prie to, kad jeigu ką, ją galima kartoti, kas darot trečią kartą su trečia dalim, kas darot antrą kartą, tai irgi galima kartoti, kas darot pirmą, tai tiesiog labai labai rekomenduoju atlikti, labai labai vertinga užduotis tiek patiem mum kaip suaugusiem, tiek kas turit vaikų, ypatingai kas turit paauglių, kurie turi tą pereinamą laikotarpį šiuo metu tos tapatybės ir savęs suvokimo. Tai labai labai vertinga pasiimti lapų popierių, persilenkti per pusę, palikti jį sulenktą ir vienoje pusėje piešti tą aš, kuris toks kaip asmeninis, tas tikrasis aš, kurį žinau apie save ir apversti tą perlenktą lapą, kitoj pusėje piešti viešąjį aš, tą, kurį išnešu į pasaulį, kurį parodau, pristatau. Ir jau kai tikrai jausit, kad abi pusės pilnai užbaigtos, nupaišom vieną iki to pojūčio, kad užtenka, nupiešiam kitą iki pojūčio užtenka ir tik tada mes juos abudu atlenkiam ir matom tuos abudu labai skirtingus, labai vienodus, kažko panašius, kažko kitokius du vaizdinius. Ir jau paskaitos pabaigoj vėlgi pasidalinsiu klausimais. Tai šią užduotį kartojame 3 kartus su šiuo. Ir jo, grįžtant dar prie to fakto, kas čia šiandien šneka, tai dviese kalbėjom su Agne pirmoji dalyje ir uždarysim šią temą, o galbūt ir pratęsim, who knows, toliau irgi su Agne. Tai aš prisistatau iš savo pusės, kaip dirbanti su žmonėm per kūną. Per kūną tai gali būti ir psichosomatika, tai gali būti ir tam tikri simptomai, ligos, fiziniai kūno pojūčiai, kurie aiškus, neaiškus, kelia kažkokių tais abejonių, įtampų, nepatogumų. Ir šiaip iš esmės, kai žmogus ieško to ryšio su savimi, bet jam jau nebeužtenka tiesiog daug žinoti, daug suprasti ir daug skaityti, bet pagaliau ateina tas poreikis save pajausti, tam tikrą prasme save įkūnyti ir geriau suvokti per ryšį su kūnu. Nu ir aišku, tai eina gerokai daugiau sluoksnių, tai visą tai galit geriau pažinti, pasiėmus 4 dovanėlės, o čia va mini nuorodytę į jas. Ten gaunat video ir visus kitus reikalus, kurie padeda susigaudyti šioje psichosomatikos temoje. Jo ir Agne, gali prisipažinti, kas esi, iš kur esi. Prisipažinti yra labai įdomus žodis, nes kaip tik neseniai klientai rašiau, kad būtent įvaizdis yra mūsų prisipažinimas apie tai, kas mes esame ir kas mums yra svarbu. Tai dabar va tik lengvai prisipažinsiu, kas esu šiandien. Tai šiandien esu iš esmės neplauta galva ir atrodo tokia, ganėtinai susivėlus, tai iš esmės ir viduje šiek tiek panašiai jaučiuosi. Bet žodžiu, nukreipau. Tai mano pagrindinė veikla yra holistinis įvaizdis. Tai yra apie tai, kad mūsų išorė yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Ir labai dažnai žmonės galvoja, kad apsirengiau kažkaip ir jau ten kažkuo būsiu. Tai nebūsi niekuo, kuo nesi jau dabar šiuo metu. Tik tais tiek, kad vieni tai daro sąmoningai, o kiti bando intuityviai, bando dar kažkokiais būdais, gal nuslėpti, gal kaip tik atvaizduoti, ką jie norėtų pasiekti, kuo jie norėtų būti. Tačiau, kaip bebūtų, nuo savęs mes nepabėgsim. Tai dabar nenoriu iš esmės labai daug išsiplėsti, nes šiek tiek keičiu savo veiklų metodiką, mechaniką, tai dar pati neįsigryninau, su kuo aš dabar dirbsiu ir kaip aš dirbsiu, bet holistinis įvaizdis iš esmės liks kaip ašis, tik tais mažiau apie drabužius, daugiau apie tai, kas mes esame viduje per išorę. Nice. Kartais, kai tavęs paklausau, tai atrodo, kad mes čia apie tą patį. Tai
po to, kai pradedu šiaip gilintis ar į Taip, kitus taip, taip, tikrai specialistus, taip. kitas metodikas, tai atrodo, mes čia realiai visi apie tą patį iš esmės. Ir tie, kurie su tuo dirba, teikia paslaugas, ir tie, kurie ieško tokių paslaugų tiekėjų, tokių užsiėmimų, paskaitų, būdų. Ir vis tik jo ieškome kažkokios tos vidinės, išorinės taikos ar tos vidinės taikos, kurie atsispindėtų išoriai. Nepersikelia. Tai va, tai tos jo temos, kuriomis domina tavo nuomonė. Dvi pirmos, prie trečiosios mes jau prieisim kartu toliau. Tai kaip minėjau, prieš mum susiskambinant, tai jau prieauginimas, plaukų, blakstienų, nagų ir tatuiruotės. Bent jau pagrindė apie tai buvo praeitasis mūsų antroji dalis su Gindrida, tai kažkiek dar aišku kalbėjo ir apie implantus, savo kelionę dalinosi labai labai įdomia ir vertinga. Tai vat, kokių tau yra tame kilę minčių, pastebėjimų, įžvalgų. Prieš tai, kai atsidariau skaidrės irgi plius minus peržvelgti, apie ką čia reikės šiandien šnekėti, tai susidariau šiokias tokias gairias, apie ką norėčiau užsiminti. Tai pradėti savo mintis norėčiau nuo to, jog mano pasaulėžiūroje žmogaus įvaizdis, kaip ir minėjau, yra jo vidinio pasaulio išraiška išorėje. O kalbėdama apie tą holistinį įvaizdį, tai turiu omeny tai, jog bet kokioje vizualinėje savęs pateiktyje yra labai svarbi darna tarp proto, kūno ir sielos. Ir kuo didesnė atskirtis yra tarp šių trijų aspektų, tuo labiau nepatenkintas žmogus savo išvaizdą yra. Ir atvirkščiai. Ir, atsiprašau, stringa man čia ekranas. Taip, grįžtu. Tai aš laikausi požiūrė, jog kiekvienas žmogus kiekvienas iš mūsų, iš savo kūnų yra unikalus savaime. Tai yra, mūsų kūnai turi unikalias duotybės, unikalias savybės ir unikalias viso ko išraiškas. Ir savame įvaizdyje mes taipogi reiškimės taip, kaip mums atrodo teisingiausia, tinkamiausia ir artimiausia tam, kaip save suvokiam tuo einamuoju metu. Ir kalbant apie bet kokias fizinio kūno modifikacijas, chirurginės intervencijas, vartant tos estetikos arba, kaip dabar populiaru sakyti, vardan bendro gerbūvio, arba dar konkrečiau mechaniniu būdu nepakeičiamai įsikišus į savo kūno keitimą, iš esmės yra deleguojama, jog man nepatinka mano kūno išorė. Ir grįžtant prie tos minties, jog išorė yra vidinio pasaulio atspindys, tai gaunasi, jog toks žmogus atvirai prisipažįsta, kad jo viduje klesti sumaištis arba toks realus vidinis konfliktas. Ir vietoj to, kad žmogus pradirbtų savo sumaištis, tą visą savo tokį vidinį šiukšlinėlį, jis renkasi lengviausią ir daugiausiai dirbtinio dopamino suteikiantį sprendimą, tai pakeisti išvaizdą. Ir kaip bebūtų, išvaizda vėlgi, kaip minėjau, yra prisipažinimas apie tai, kas esi, kas tau svarbu, ko domiesi, ką mėgsti, ko bijai ar kaip save suvoki. Ir ties šią gaidą galiu įeiti iš tas ekrane matomos temas. Tai viso ko priauginimai, tiesioginė žodžio prasme, yra apie tai, kad žmogus nesijaučia esas pakankamai geras. Jam nepakanka jo pačio tokio, kokį gamta sukūrė. Ir ar tai būtų plaukų priauginimas, ar blakstienų, nagų, ragų, ar dar kažko, jau vien pats pridėjimo faktas šneka apie susimažinimo jausmą. Man neužtenka X, todėl prisidėsiu Y. Man per mažai kažko, todėl prisiklijuosiu kažko daugiau ir panašiai. Ir iš energetinės perspektyvos visos kūno dalis turi savo paskirtį. Pavyzdžiui, plaukai yra energijos antenos, kaip mano šiandien, kažkas galvos čia vyksta. Ir visa tai byloja apie tai, kaip laisvai teka kūno energija ir kokia yra vidinė žmogaus būsena. Plaukai suteikia galimybę jausti save ir savo aplinką. Pavyzdžiui, kokiu nors baisiu momentu mes fizionomiškai jaučiam, fiziologiškai, nežinau, kuris iš tų žodžių, jaučiam, kaip ant rankų pasistoja plaukai. Mūsų kūnas reaguoja į pavojų, į baimę, į kažką, tai lygiai taip pat ir galvos plaukai. Ir ką simbolizuoja tai, kad žmogus pasirinko prisiauginti plaukus. Tai aš drįstu teigti, jog toks žmogus bando savo natūralų vidinį augimą pakeisti išoriniu papildymu. Tai gali simbolizuoti norą pagreitinti savikūros procesą, kuris iš esmės natūraliai užtruktų. Tai yra natūralūs plaukai, galimai
trumpi, nulužnėję, nusilpę ar ten visiškai išsilinkę, byloja apie tokią pačią vidinę energiją. Ir vietoj to vidinio darbo su savimi arba galų gale to savęs priėmimo, kad ir kaip absurdiškai tai skamba, tai kad visą tą savo vidinę užsistovėjusią energiją žmogus prajudintų, jisai pasirenka užsidėti ją dirbtinę. Tai apie blakstienas kalbant, vėlgi ta pati dainelė. Moteris jaučiasi per mažai matanti, per mažai matoma pati, norinti sukontroliuoti, kaip aplinkiniai ją mato ir apskritai, kad mato, todėl prisiklijuoja tokią papildomą apsaugą ant akių. Ir net simboliškai iš esmės tai reikštų, jog ji pasirenka užsidėti tokį papildomą apsauginį filtrą tarp savęs ir to išorinio pasaulio. Taip pat nagų priaugimas. Man asmeniškai tai vienas kraupiausių, čia nesiplėsiu, čia asmeniškumai, bet jeigu nagus traktuotume kaip energijos čiuptuvus, tai yra tam, kad turėtume imlesnį santykį su visu kuo aplinkui. Tai idėja apie kažko dirbtinio uždėjimą ant nagų turėtų kelti klausimą. Ir nagai yra susijęs su tuo, kaip mes liečiame, griebiame, laikome ar ginamės. Tai yra gyvūnų pasaulyje nagai tiesioginė žodžio prasme yra realiausias ginklas. Todėl simboliškai nagai tampa savo asmeninių ribų brėžimo įrankių, veikimo galios įrankių bei gebėjimo sugriebti įrankių. Tai yra sugriebti idėją, galimybę, variantą ar kažką konkrečiau. Tai priauginant nagus, kūnas gauna tokį dirbtinį įrankį. Ir aš turiu tokią kuklę hipotezę, jog nagus prisiauginančios moteris pasąmoningai siekia tokios didesnės galimybės gebėti apsiginti. Ir jos ruošia save ir savo tą tokią gynybinę armatūrą tam, nes kažkurioje gyvenimo srityje jos jaučiasi elementariai per silpnos, jeigu taip galima įsireikšti. Ir taip, kita potėme, tatuiruotės. Nenoriu nuskambėti labai hipokritiškai, tai iš karto prisiduodu, kad turiu jas dvi. Tai man tai buvo išjausti, išanalizuoti, daug kartų pergalvoti elementai, kurie nugulė mano kūną. Jau daug metų išdžiaugiausi, daug džiaugiuosi ir tikrai džiaugsiuosi ir daugiau nenoriu, užtenka kiek yra, bet tiesiog. Tai į tatuiruotės galime žiūrėti iš kelių skirtingų perspektyvų. Iš istorinės, simbolinės, dvasinės, fiziologinės ar energetinės. Na, žinoma, estetinės. Ir kai kurie dvasiniai lyderiai deleguoja, jog tatuiruotės yra energetiniai portalai to, kas nupiešta, todėl reiktų vengti ten kraupių simbolių tatuiravimo arba bet kokių simbolių apskritai. Taip pat kai kurios kultūros nuo seno tatuiruodavo specifinius simbolius vardant konkrečiai jų galios įgavimo ar to papildomo energijos šaltinio. Mūsų laikais dalis šinukais ant kūno. Ir manau visi žinot, yra tokia frazė, kad mano kūnas yra mano šventikla ir ant jos galiu tapyti ką tik noriu. Tai iš dalies aš jai pritariu, tik tais iš kitos perspektyvos. Taip, mano kūnas yra mano šventikla, tačiau tas Dievo kūrinys, kuris toje šventikloje gyvena ir yra garbinamas, esu aš pati. Ir dėl tos dievybės, dėl savęs pačios aš sprendžiu, ką aš darau su savo kūnu. Jį kaip altorių puošiu kaip noriu, rengiu kaip noriu, rūpinuosi kaip noriu ir prižiūriu kaip noriu. Tai yra savo elgesiu su savo kūnu, aš realiai atliepiu tai, kaip elgiuosi su bet kokiu kitu Dievo kūriniu. Tai čia nuo požiūrio kampo priklauso, kaip žmogus savo realybėje traktuoja tatuiruotės. Ir manau, apie tą fiziologinę įtaką ar žalą Aurelija jau buvai kalbėjus, manau, paskaitoj, manyčiau. Tai čia jau nesiplėsiu. Ir dabar apie plaukų persodinimą ir aukštakulnius. Labai įdomios paralelinės temos iš esmės. Tai čia tokias geras, tai per daug neįsiplečiant, galiu tokį trumpą intro padaryti, kad plaukų persodinimas rodo, kad žmogus priešinasi savo pačio gyvenimu, jis siekia sukontroliuoti absoliučiai viską visais įmanomais būdais, nors iš esmės tiesiog dykai švaisto energiją, ką ir labai gražiai atspindi ir tai, jog plaukai vienoje ir kitoje vietoje išslinko savaime, dėl ko ir kilo poreikis jas persodinti. Ir apie aukštakulnius, va čia yra visiškai absoliučiai atskira tema ir kaip tada susirašinėjom, tai čia galima plėstis.
Aš Iš tų manau, kad ganėtinai. net verta gal šiaip atskirai apie tai kalbėti, nes Bet čia apie labai aukštakulnius kontroversiškas nieko, būtų, žinai. nieko nesu nei šitose, nei šitoj paskaitoj, nei rašius, nei dar kur. Kažkada labai seniai, dar man atrodo, gal COVID metu, rašiau kai dirbau kinezę, tai kalbėjau bendrai apie pėdas, kaip vat, Aš turiu kūno išsisaugojus pamatą. savo tą įrašą iš tikrųjų. Nice, geras. Tai ten vat, visokių pratimukų, patarimų ir panašiai Taip. buvo ir apie tos pačius aukštakulnius, kaip ten fiziologiškai veikia, neveikia. Tai visai gal verta atnaujinti tą informaciją. Tai galiu trumpai terpti savo trigrašį visą Jo, šitą. Tai apie aukštakulnius yra toks nuskausmingas įsireiškimas iš esmės, nes moteris dėl tos dirbtinės iliuzijos apie socialiai suformuotą moteriškumo vizualą renkasi kančią. Jos renkasi kentėti tam, kad būtų gražios kitiems. Nes, nu, jeigu tik nuoširdžiai nemanau, kad kažkuri laisvalaikiu šiaip su dėl savęs nuspręs vaikščioti ir lakstyti po miestą su reikaliukais su kabliu. Nu, netikiu, kad dėl savęs tą darytų. Tai jos renkasi kentėti tam, kad būtų gražios kitiems. Ir dar baisesnė perspektyva yra tai, jog moteris yra intuityvios būtybės. Joms būtinas ryšys su žeme. Nu čia jau labai abrakadabra kalba, bet tiesiog. Ką padaro aukštakulniai, tai tiesioginė žodžio prasme jas atkelia nuo žemės. Ir jeigu atkėlus nuo žemės, jas įvelka dar į kančią ir įteigia, kad tokiu būdu jos bus gražios, jos bus pakankamos ir jos bus moteriškos, nemanau. Tiesiog, bele nemanau. Nu, koks bet mindfuckas. tai va, tiek iš manęs galim pradėti paskaitą. Mm, labai gerai. Labai, labai, labai gerai. Ir kaip tik jo čiate klausimas buvo, o prieauginimas tas pats, kas transplantavimas, kas liečia plaukus, priežastis, kodėl norisi tai daryti. Tai priežasčių N plus K milijonas. Vat šiaip jeigu apibendrinus plaukus, nagus, blakstienas, antakius, nu tai jie atlieka apsauginę funkciją. Plus, vat, kaip ir įvardinai, tokios kaip antenos kažkas, kas išeina iš mūsų į išorę, patys iš savęs neturi to vat nervinio jautimo, bet jų šaknis tai turi nervinį jautrumą. Vis tiek, kai liečiam tą nagą, jį kerpam, trenkiam ten nagais į kažkokį paviršių, tai nueina tą atranką. Aš Nes dar tai vis šitoje tiek vietoje gyva ta įsiterpčiau. dalis. Taip, Jo, jo. dar šitoje vietoje trumpai įsiterpčiau apie tai, kad kiekvienas elementas, kuris yra susijęs su grožio industrija, turėtų šalia turėti tokį papildomą klausimą. Ar man gyvenant savo sveiką, kokybišką gyvenimą, ta kūno dalis, ar jos buvimas ar nebuvimas vienokia ar kitokia forma, ar man trukdo gyventi? Tiesiog, ar man, ten nežinau, labai pasikeis kažkas, jeigu aš neturėsiu priaugintų nagų, priaugintų plaukų, ar kažko, kas yra tas kintamasis, dėl kurio žmogus pasirenka tą daryti. Ir jeigu nekenkia sveikatai, jeigu netrukdo gyventi, jeigu nėra realaus poreikio tam kažkokio part estetinio, kam tai daryti. Bet čia vėlgi mano filosofija, gal kiti kitaip mąsto, aš nežinau. Jo, tai labai šiaip buvo įdomu atliepti va šitą prašymą kalbėti būtent apie plaukų transplantavimą. Niekada šiaip nesigilinau ir čia irgi pasigilinau maks minimaliausiai, kiek tik reikėjo tiesiog atnešti tokiam kaip kabliukui, kam jau tai yra aktualu, svarbu, tai aš tikiu, kad įdės pastangų pasidomėti. Nes šiaip jo, įdomu, kad galima imti po vieną tą persodinti, kaip, nežinau, po vieną svoguniuką išimdinėti ir perkeldinėti į kitą vietą. Galima daryti visą juostelę. Du būdai, kurios man išmetė dirbtinis intelektas. Tai va taip vizualiai atrodo. Čia dar, kaip suprantu, pakankamai sugijusi ta išraiška. Tai va, tai kalbant apie tai, kaip atrodo ir tas sąlygas, idealias, realias, ir aišku, visą laiką mums marketingė kalba apie idealias sąlygas, idealius rezultatus ir idealius pokyčius, kurie atrodo, va čia ir dabar atėjau, persodino ir jau kaip perukas, kaip nauji, kaip prieš 115 metų vešlus ir panašiai. Tai viskas ok, jeigu pataiko ten gero specialisto, visos sąlygos ten irgi atitinkamos, tada yra reikiama ta priežiūra po to, tai
didelė, pakankamai tikrai didelė tikimybė tam prigijimui, bet po to prasideda niuansai. Tai aišku, pirmoji vietoj specialisto profesionalumas, antroji vietoj, kas buvo labai įdomu, irgi nepagalvočiau, kad kai išima tos vat svogūnėlius, tai svarbu deguonies kiekis, kaip yra tas perkeldinėjimas iš vieno į kitą, tada išživimas, temperatūros šokas ir pati ta vat suėmimo, sutraiškimo mechaninė trauma. Tai aišku, kuo daugiau pažeidimo, tai tuo mažesnė tikimybė, kad tai prigyja. Toliau, kas dar įdomiau, tai visas tas jau paties gyjimo procesas, kuris netrodo gražiai, netrodo fainai ir ten tikrai nėra taip, kad nuo čia nuėmiau, užklievau ir to viskas pasibaigia. Ir labai dažnai žmonės išgyvena patį tą šoką, tokį jautrumą, kad iš vienos vietos perkelta yra į kitą. Ir tas šokas gali sutrikdyti plaukų prisitaikymą toje naujoje perkelimo vietoje. Taip pat visą laiką atsiranda randai, nes taip ar taip tau yra pažeidimas, tik aišku, jis labai labai mažytis, bet vis tiek tai yra randas. Ir apie randus aš vis dar ruošiuosi padaryti atskirą paskaitą. Tai tą svarbu suvokti, kad ten, kur turime surandėjusi audinį, ten jau iš esmės jisai kitaip funkcionuoja, šiek tiek chaotiškiau, šiek tiek sudėtingiau ir jis nebėra toks gyvybingas ar elastingas kaip natūralus nepažeistas audinys. Nervų pažeidimas, lėtinis skausmas, čia viskas, ką dalinuosi, tai buvo ištraukos iš pačių žmonių pasidalinimų, kurie tai praėjo, tai išgyveno. Tai čia nėra kažkokie spėlionės, kad galbūt bus taip, galbūt bus kitaip, bet čia realiai žmonės dalinasi savo patirtimi būtent po tų transplantacijų. Tai kad kai atsiranda tų daug išimdinėjimų, persodindinėjimų ir atėjo tos mikrožaizdelės pažeidimai, tai mes turime ne tik nervus pagrindinius, bet turime labai labai daug mažulyčių nervų galūnėlių. Ir jos labai labai daug informacijos surenka apie tai, kokio žmogus yra būsenoje, kokio jisai padėtyje, kaip čia viskas veikia, juda pas jį ant galvos ir panašiai, kaip kas jaučiasi, kad surinktų tuos faktus. Bet jeigu nervų galūnėlės yra pažeistos arba panaikintos, tai iš tos visos srities, į kurią persėdinta ir iš kurios persėdinta, tos informacijos jau nebesuteikia, nebeduoda. Ir ten, kur nėra informacijos, jinai netiksli, jinai chaotiška, tai mūsų smegenys tai interpretuoja kaip skausmą. Ir tiesiog žmogus gali nuolatos jausti kažkokią ar paviršinį odos skausmą, sunkumą, kartais net poodinį tokį keistą tempimą jausmą. Pastoviai ten toks neurologinis jautrumas. Ir jeigu žmogus šiaip iš savęs linkęs hiperbolizuoti, susitelkti į tai, ką jaučia, tai tada jis su savo dėmesiu dar gali tą skausmą pastiprinti. Ir kai kuriems žmonėms tai iš viso gali išeiti ir į lėtinį nervinį skausmą, net ir į deginimo pojūtį, ir į tokį stiprų tempimą, kur atrodo kaip tiesiog galvos skausmas ar migreninis ar panašiai. Gali po to iš viso nuo to nusinambinti, nusijautrinti ir nieko nebejausti arba minimaliai jausti. Žodžiu, sutrinka visas tas informacinis pasidalinimas tiek iš tų nervų galūnėlių, tiek ir per jas į audinius. Nu ir jau sudėtingiausia turbūt ta dalis, tai išemija audinių nekrozė, kai yra pažeidžiama, užspaudžiama kraujotaka. Tai daug kas priklauso nuo pačios tos operacijos, bet taip pat nemažai priklauso ir taip, kaip po to prisitaiko organizmas. Tai gali būti, kad galiausiai tiesiog iškris tai, kas buvo perkelta. Jo, lūkesčių tas momentas, ką jau minėjau, kad dažniausiai reklamose iš karto prieš ir iš karto po rezultatas, niekas nerodo to viso proceso, kurį reikia praeiti. Tai, pavyzdžiui, to vadinamo bjauriojo ančiuko etapo stadijos, kai galva po operacijos būna paraudusi, jinai šašuota, jinai gali būti išberta ar net prasidėti folikulitas, tai folikulų uždegimas. Tai jau turim uždegimą, jau ne kažką nenaudinga visiškai mūsų audiniam.
apie 2-4 savaitę po to persodinti plaukai taip ar taip iškrenta. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, to nežino ar tiesiog to neįsidėmėjo iš streso, iš įtampos, jis gali dar labiau išsigąsti visos šitos reakcijos, nesuvokdamas, kas vyksta. Ir tada tai vėl kelia stresą ir nuo streso pirmiausia nuo mūsų ir krenta plaukai, nagai, ragai, blakstienos ir visi kiti tie tolimiausi, mažiausiai inervacijos turintys kūno dariniai. Ir rezultatas realiai matomas maždaug po metų arba daugiau. Tai va tas visas laukimas tarp prieš ir po labai labai didelis ir turi labai labai daug savotiškų etapų ir niuansų. Tai tą svarbu turėti mintyse. Jo, po to jau kalbama apie prižiūrėjimą tos odos po, kad jeigu nesinaudoja ten hormoniniais vaistais, tai jau vėlgi svarbu suvokti, kad jie neveikia tik lokaliai, nors jeigu tepam ant galvos, tai faktas, kad jie persigeria ir veikia bendrai kūną kaip visumą, tai tada galima nenustebti, jeigu turime kažkokių vėliau atėjusių hormoninio sutrikimo reakcijų. Ir va tas faktas, kad jeigu kažkokia yra šios genetinis polinkis vienaip ar kitaip plikti, ir jau tas procesas prasidės plikimo, tai tada ta vieta, kur persodinta, jinai kaip ir neplinka, bet aplinkui kitur plinka. Tai ir tas vizualus toks nenatūralumas išryškėja, kad netitinka to genetinio proceso, kuris turėtų būti. Ir po to gali sukelti tokią kaip priklausomybę, prisirišimą nuo šitų procedūrų, kad tokiai čia išpliko, išslinko, tai vėl tada darom tą transplantaciją, vėl iš naujo visas stresas, vėl iš naujo visas laukimas. Tai vad kalbant šiek tiek apie tą ir tapatybę, ir tą dvasinį lygmenį būtent plaukų priauginimo, tai visą laiką šitą paminėsiu, pritarsiu Agniai ir kartosiu ryškiai, kad taip, kūnas yra ta šventykla ne tik psichikai kaip sielai, bet taip pat ir pačiai tai dvasiai. Ir jeigu mes norim vat, per tuos vizualius pokyčius susigražinti jaunystę, įveikti kažkokią tais gėdą, prisiderinti prie visuomenės, tiesiog patirti tą 1,5 metų laukimą, kentėjimą dėl tiesiog priaugintų plaukų, nu tai suvokit, ką jūs renkatės. Tai vėlgi renkatės kažkokį fizinį skausmą, tam tikro ligmens fizinę traumą, tam, kad, nežinau, įtiktumėt, kažkaip atrodytumėt, o tie vis tiek vidiniai procesai, bebūti psichologiniai ar fiziologiniai, jie taip ar taip vyksta. Tai galbūt verta eiti, atidėti tą estetinį priėmimą į šoną trumpam ir patyrinėti tapatybės priėmimo klausimą, ypatingai kalbant apie senėjimą, apie gėdą, nu kad ir su kuo ten asocijuojasi ta plinkanti viena ar kita kūno dalis. Tai toliau jo bus pereita į bendrai emocinį lygmenį, tai Aš va, dar čia noriu trumpai tokį stabtelt. pastebėjimą turiu, kas kilo pamastymuose tavęs dabar beklausant. Tai tiek apie tą jaunystės kultą, tiek apie tą grožio kultą, iš esmės žmonės siekia etalono, kuris neegzistuoja. Ir labai dažnai tie, kurie nesijaučia gerai savo išvaizdoje, net neturi to tikslaus suformuoto modelio, kaip jie norėtų atrodyti, jie tiesiog tokia užstrigusi plokštelė besisukanti galvoje, kad su manim kažkas negerai. Ir nuolat kabinėjasi prie kažkurios savo kūno dalies, kažkokios vietos, kažkurio aspekto, kuris nėra gerai, tariamai pagal kažką. Tačiau jeigu žmogus įsivardina, kad man nepatinka tai, nes tai turi kaimynas, nes tai turi draugas, nes tai mačiau Instagrame, nes dar kažkas, nes man kažkas įdegė, kad tai turi būti gerai, vadinasi pas mane blogai, nors iš esmės pas mus visus gali būti visaip ir tas visaip yra pagrindinė nekintama tendencija iš esmės. Tai va šiandien pradėjau rašyti ant tokį įrašą Instagrame apie kūno tendencijas, apie kūno dalių tendencijas ir ką pastebiu, jog mes siekiam nepasiekiamo kintamojo. Šitas labai komplikuotas sakinys iš esmės, bet kai mes įsivardinom, kad man nepatinka mano nosis, nes pas mano visas draugės jos yra va tokios, o pas mane yra kitokia. Ir tu pagalvoji, ai, nu tai gerai, jos turi kitokias, aš turiu kitokią, viską. Tačiau kai nėra to kintamojo, kad tiesiog man nepatinka mano nosis, taškas, tada mes sukomės tam visam užburtam rate. Tai lygiai tas pats galioja ir jaunystės kulte,
negaliu sakyti mes, didžioji dalis žmonių arba dauguma žmonių bijo to amžėjimo, bijo to kūno susidėvėjimo, visokios simptomatikos, nes iš esmės tai reiškia, kad žmogus jausis nebevertingas, nebereikalingas šiam gyvenimui, ką piešia mūsų visuomenė, jog tik jaunas žmogus yra reikalingas. Tačiau kai sustoji ir pagalvoji, kad, taip, atsiranda raukšlės, kūnas gal kažkaip kitaip dėvisi, bet vėlgi aš galiu atliepti jo poreikius, galiu prižiūrėti jį, vitaminus vartoti, sportuoti, rūpintis ir visai kitaip. Ir tiesiog atliepti tą einamąjį momentą ir tada nebelieka poreikio lygintis su jaunesniais, su gražesniais, su dar kažkokiais, tai yra nebereikia siekti to etalono. Tai iš esmės dėkinga, jeigu etalonas yra, tas yra tas susikurtas modelis, link ko žmogus siekia, kokiu jisai siekia tapti. Iš esmės tada bent jau yra aiškus laipteliai, vardan ko siekiama. Tačiau jeigu to etalono nėra, tai mes siekiam balažino ko ir mes einam į niekur. Ir tada mes dar piktinamės ir tada turim visas kitas komplikacijas. Tiesiog. Ne, ir tada labai važiuojam ant tų trendų. Čia biškiu pasidinau, biškiu pasimažinau, čia nosis tinkama, čia jau netinkama, čia tas. Ir tą daro čia kas anas. sezoną. Anksčiau buvo kas 10-metį, kas 100-metį, dabar mes kas sezoną arba kad net kas mėnesį keičiasi. To daugiau, to mažiau, tas blogai, tas gerai, dabar tas patinka, atsidarai kitą dieną TikToką, matai vienas tendencijas, atsidarai kitą dieną Instagramą, matai trečias, tada sužinai mieste dar ketvirtas ir realiai jautiesi absoliučiai nereikalinga šioj planetai. Tai labai kraupu iš Ir tą tikrųjų labai. pastebiu ne tik iš vaizdos, bet ir iš, pavyzdžiui, mitybos perspektyvos. Tikrai yra žmonių, kurie antiek atsiskyrę nuo savęs per tą fizinį lygmenį, ypatingai nuo virškinimo sistemos, kad nesupranta, ką jam kada valgyti. Tada, aišku, eina į internetą, pasiklauso, tai gliutenų ten, miltų nereikia, gerai, nevalgau. Tada po savaitės atsidaro vėl paskaityti, bet žiūrėk, bet miltai visai gerai, ten yra to tono, gerai, tada valgau miltus, tada jau kiaušiniai, gerai, negerai, pienas gerai, negerai, mėsa gerai, negerai. Ir kai turiu ryšį su savim, tai man, nelabai įdomu. Arba tiesiog pats smalsu, pasiskaitau, turiu bendrą informaciją, bet tai neišmuša iš tų vidinių kažkokių vėžių, kad, suprantu, kad mėsa turi tokią naudą, tokią nenaudą. Miltai naudą, nenaudą. Good. Ir vis tiek renkuosi pasimatuoti ant savęs ir suprast, kaip man dabar yra. Ir dabar gal man tai tinka, o gal dabar netinka, who knows. Po mėnesio vėl pasimatuosiu, pasižiūrėsiu, kaip bus. Tai dėja to mažokai, bet džiaugiuosi, kad į tai pabiški einama ar bandoma eiti vienaip ar kitaip. Taip, einu į chatą ir skaitau, manau, kas liečia plaukų plikimas daug kam baisu, nes tai su sveikata susiję, nes plaukai plinka tada, kai kažkas su kūnu blogai, tai yra serga arba chroniškam strese uždegime. Taip, gali būti, kad plaukai atspindi stresinę būseną arba lėtinį uždegimą. Bent jau tiek, kiek man yra žinoma, kad kai mes patiriam tą patį uždegimą ar stresą ir kai jau tai tampa ne tiesiog ūmiu, bet labiau lėtiniu, besitęsiančiu, tai dažniausiai pirmiausia kūnas atsisako plaukų, nagų, to, kas turi mažai gyvybę palaikančios vertės. Dar prie to paskutinieji paties turėtų atkristi ten širdis, plaučiai, smegenis, nervų jau gal sistema. Dar prie to paties pridėsiu, kad tai, ką Artūras čia įvardino, iš esmės yra teisybė. Tik tais klausimas ir net esminis tas punktas turėtų būti, kad plaukų slinkimas daug kam baisu. Tai o kas jeigu mes į tai pasižiūrėtume ne kaip į baimę, o kaip į padėką, kad kūnas parodė, jog žiūrėk, tu patiri stresą ir dabar ten, sakykim, slenka plaukai po ten kažkiek mėnesių atliepia į tą stresinį faktorių. Tai padėkojam kūnui, ačiū, parodėjai ir einam dirbti su savo to stresu, einam dirbti su savo aplinka. Vėlgi, čia labai grubiai ir brutaliai aš šneku, bet iš esmės tai, ką mums kūnas rodo, iš esmės yra mūsų vidinis pasaulis. Ligos nesusiformuoja šitaip. Jos periodiškai daug metų gali kažkur kituose sluoksniuose formuotis, kauptis, kurtis, jeigu mes nekeičiam kažko savo gyvenime, po kurio laiko tai pasireiškia fiziniam kūne.
Tai tiesiog plaukų slinkimas taip baisu, aš įsivaizduoju, kad tai gali jaustis baisiai, tačiau iš kitos perspektyvos gaunam realų kabliuką, realų parodymą, kad žiūrėk, kažką reikia keisti tavo realybėje jau. Ir aš neteigiu, jog kažką pakeitus realybėje išvaizda ims ir staiga tai atlieps natūroje, galbūt, aš nežinau, bet kintamasis neturėtų būti baimė, nes kūnas padeda mums gyventi ir patirti šią egzistenciją, jis nėra mūsų priešas. Nu ir kartais plaukai krenta, kai esu jau pokytyje arba įvykus pokyčiui. Tai čia nebūtinai jie slenka dėl to, kad nieko su savim nedarom. Kartais kaip tik žmogus jau labai labai daug daro, gal net per daug daro, gal praėjo kažkokią labai stiprią vidinę transformaciją tos pačios tapatybės lygmenyje ar bet kokiam kitam lygmenyje. Ir nu vis tiek natūraliai mūsų kūnas atsinaujina, kiekviena kūno dalis, sistema, audinys, ląstelė, jinai turi savo gyvavimo laiką. Jeigu jinai neturėtų ir viena ląstelė amžinai gyventų, tai mes būtume vaikščiojantis onkologiniai dariniai. Tai ačiū Dievui, kad taip nėra ir kad laiks nuo laiko ir tie plaukai įslenka, ir tie nagai nulūžta, ir ten ta oda šeriasi, ir viskas darosi ir miršta ir atsistatinėja. Tai yra normalu. Tai labai labai turbūt kelčiau klausimą apie ryšį bendrai su gyvenimu, su mirtimi ir jo kažkiek, aišku, normalu, kad kyla liūdesys, kad kai kurios vietos galimai liks plikos ir tai tikrai gali liūdinti. That's okay. Liūdesys O gal tada reikalingas. susikursi tokį nuostabų įvaizdį ir atrodysi tobulai, bet plaukų, sakykime. Aš turiu porą draugų, kurie kadaise turėjo realias garbanas, ta prasme, vyrai, plaukai kaip mano ir net ilgesni, ir išpliko visiškai pilnai, nu ten genetinės ligos ir visa kita. Ir dabar jie ereliuoja su savo ta plika galva, to prasme, wow, gražu žiūrėti, nu bet vėlgi pasinaudoja situaciją. Tiesiog aš čia nemotyvuoju, nekritikuoju ir neteisiu, bet tiesiog kiekviena situacija mums yra arba bausmė, arba dovana. Mes galim varijuoti. Tiesiog mes patys kuriame šitą realybę, šitą gyvenimą ir tiesiog bandom, prisitaikom, pasinaudojam ir važiuojam toliau. Na, tai ačiū labai už klausimukus. Jeigu ką nors padrasinti ir kitus esančius rašyti, dalintis. Jeigu nenorit, kad minėtume jūsų vardo, tai irgi galit tą pasakyti. Tiesiog paskaitysim anonimiškai. Ir einu toliau prie emocinio lygmens. Tai čia bendrai noriu kalbėti apie emocinį lygmenį, kad ir ką be paimtume, ar priauginimą, ar priklijavimą, ar nežinau, kaip sakyt, pripjovimą, nupjovimą, ar implantavimą, žodžiu, kad ir ką be paimtumėt, kai yra tiesiog fizinio kūno deformavimas, tai verta pažiūrėti apie tai į emocinį lygmenį, per emocinį lygmenį. Ir dažnai matysime, kad žmogus arba vienam kraštutinume, arba kitam. Tai arba jisai slopina tą emocinę išraišką, arba jis ją ištaško ir labai labai nori tai paryškinti. Tai tiek vienu, tiek kitu atveju nėra žmogaus gebėjimo talpinti tą emociją ir tai, kas įeina į šitą emocinį spektrą. Tai galima imti tas bazinės, tai džiugesys, pyktis, liūdesys, baimė. Aš pridedu dar ir malonumą bendrai gal kaip jausmą labiau, ne tik kaip emociją. Tai vat šitos 5 tos pagrindinės ir po to jos tą turi savo spektrą nuo silpniausios iki intensyviausios išraiškos. Tai kalbant apie tai, buvo įdomu patyrinėti šiek tiek ir straipsnių, ir tiesiog plaukiančių internete paveikslėlių. Tai vienas iš jų, kur buvo klausinėjama tiesiog žmonių, kaip jiem atrodo, kur atsispindi tam tikros emocijos, kur jie jas jaučia savo kūne, su kokiamis kūno dalimis susieja. Tai čia tik nespėjau išversti su AI, bet palikau angliškai. Tai galite matyti, kad buvo pastebėta skirtingose grupėse, gali pažymėti panašias vietas, ten liūdesys, depresija, empatiškumas, moralė kojose,
pyktį turime rankose, turime krūtinėje, vėlgi empatiškumas, meilė, morališkumas, džiaugsmas veide, bendrai visą kūną apimantis tas sujaudinimo, being moved jausmas, depresyvumas, liūdesys, tai vienaip ar kitaip mes turim tą jau intuityvų norą susijęti. Ir iš čia galima išvesti hipotezę, kad jeigu žmogus, tarkim, nori paryškinti krūtinę, sėdmenis, nori paplonint, pastorinti kojas, kažką padaryti su savo veidu ar bet kokia kita kūno dalimi, tai galimai jis nori ir tą emociją tenais juntamą arba apsaugot, paslėpti dar giliau arba kažkaip paryškint, kad toje emocijoje jis dažniau daugiau būna. Toliau vėlgi, kalbant apie tyrimus, buvo kelta hipotezė apie kultūrinį skirtumą ar universalumą, tai imti žmonės Švedijoje, Suomijoje, Taivane ir buvo pastebėta, kad iš esmės didelio labai kažkokio svarbaus kultūrinio kalbinio skirtumo nėra, kad ir kokį žmogų be paimsi, vis tiek jisai suvokia, kad baimė, pyktis labiau į viršutinę kūno dalį aktyvuoja, depresija labiau su kažkokiu tais nusislopinimu bendrai kūno aktyvacija susijusi ir dar ten daug visokiausių išvadų. Tai apie ką eina kalba? Kad turime tam tikrą bendrą kolektyvinę sąmonę, į kurią remiamės. Ir dėl to žiūrėdami į žmogų, į tai, kaip jisai elgesi su savo kūnu, jį keičia arba jo nekeičia, jį naudoja, jį judina, patiria tam tikras išraiškas, pašiurpimą, paraudimą, kažkokį kasimą, prisilietimą, keičia kūno poziciją, tai mum yra informacija apie tą žmogų. Ir deformavimas gali būti būdas slėpti tą informaciją, emocinę informaciją apie save. Ir dažniausiai nuo kitų norime slėpti tai, ką norėtume paslėpti nuo savęs. Bet žinome, kad yra du žmonės, tam tikrą prasme žmonės pasaulyje, nuo kurių tikrai niekada nepaslėpsime to, kas yra viduj, tai esu aš ir Dievas. Ir visą laiką tą tiesą žinosime. Bet galim kurti tą iliuziją arba faktą, kad nuo kitų bandome slėpti. Tai čia tiesiog toliau daug visokiausių, skirtingiausių pridėjau paveikslėlių, kur gali tiesiog susivesti lietuviškai, angliškai ten kūnas ir emocijos, kūno emocijų žemėlapis ir panašiai. Ir matysite ar pagal temperatūrą, ar pagal ten intensyvumą pojūčių, ar pagal aktyvaciją, ar pagal akupunktūrą, pagal endokrininę sistemą, pagal nervinius rezginius. Čia jau priklausomai nuo to, į kokią gydymo, religinę ar kūną suprantančią sistemą pasižiūrėsit. Ar labiau rytų, vakarų, ar labiau ten Kinija, Japonija, Indija, dar kažkas ten Sibiras ir panašiai, tai vis tiek kiekviena tam tikra bendruomenė, visuomenė, jinai turės savo požiūrį, kaip mato tą kūną. Ar ten medicininės priėjimas. Žodžiu, tai galit lengvai pasigūglinti, arba jeigu reikės, jeigu norėsit, tai galėsit susistabdyti ir pasinagrinėti. Tai kas gal man svarbu, kad jūs išsineštumėte iš šitos temos, kad tai nėra baigtinis faktas. Tai nereiškia, kad jeigu jums ten yra įtampa pilvo apačioje ar pilvo srityje, ar ten norit pasidaryti tatuiruotę ant pilvo, tai jau būtinai čia bus su kažkokiu tais saugumu ar intimumu susiję. Tai ne, visą laiką svarbu yra tas kontekstas, subjektivumas, individualūs asmeniniai niuansai. Apie tai ir yra kūno terapija, apie tai yra psichosomatika, apie tai yra tai, su kuo dirba Agnė, su kuo dirbu aš, tai žmogaus būtent ta asmeninė istorija ir kaip jisai suvokia. Ir tie visi niuansai ir sudaro esmę. Čia tiesiog norisi užmesti tą kabliuką, kad pagalvokit, o galbūt jeigu yra dėmesys į plaukus, į galvą, jeigu yra dėmesys ranką, koją ir kitą kūno dalį,
apie kokią tai emociją ar jausmą man gali šnekėti, kurios aš nesutalpinu, nepripažįstu, neatliepiu emocinio poreikio, negebu atpažinti savyje, kitose, noriu kažką su tuo padaryti ir tiesiog neturiu įgūdžių. Ir dažnai, kai žmogui jau atsiranda tie įgūdžiai, kaip tvarkyti su tomis emocijomis, nebėra poreikio kažką daryti su ta kūno dalimi, arba jeigu joje buvo simptomai, tai simptomai irgi jie nebėra svarbus, nes išspręsta ta šakninė priežastis. Tai va, stabtelnu prieš einant į kitą etapą. Ir gal Agne turi kažkokių minčių ar einu į čatą. Minčių tai kaip ir turiu, tik tai dabar pati nagrinėjus visus šitus iliustracijas. Visai įdomių konceptų yra užgaudyti. Mhm. Tai kas įdomu, kad yra, tarkim, kai minėjai apie skirtingas kultūras, apie filosofijas, visos apie tą patį šiaip kalbą. Gal ten skirtingais žodžiais, gal ten, nežinau, skirtingi aspektai pateikti, bet iš esmės, kas liečia kūną, tai yra tas pats. Ar tai yra medicina, ar tai yra ezoterika, ar tai yra egzoterika, ar dar kas nors, realiai tą patį turim. Tik tais nuo požiūrio kampo, perspektyvos ir prieinamumo prie informacijos ir savo vidinių klodų priklauso. Dabar skaitau čatą, kad man po 8 metų plikimo sakymo, kai tai genetika, nes mano šeima irgi pliko, pavyko atrasti, kas padeda natūraliai be vaistų ir chemijos sustabdyti tai ir atauginti dalį. Tiesiog bendrai skaudu, kad melas buvo, kad dėl genetikos plinka žmonės, nes tai nėra natūralu plikti. Mhm. Jo, tai džiaugiuosi, kad pavyko atrasti ir tuo neįtikėti ir pabandyti paieškoti būdų, galbūt tai pavyksta atstatyti. Ir fainai, kad pavyko. Ir toliau kitas komentaras, kad man galva plaukai apie šlykštumo, bjaurumo jausmą, bei apie santykius, kad nepatrauklus. Nu tai va, labai jau faina, vertinga kryptis tam asmeniniam nagrinėjimui, savirefleksijai, terapijai asmeniškai ar grupėje pasigilinti ir paieškoti tą šlykštumo jausmą, patyrinėti bjaurumą, nepatrauklumą. Verta galbūt net čia irgi turbūt kas drąsesni, kas labiau reiškiasi socialiniuose tinkluose, kodėlgi neįkelti ten savo istoriją ar dar kur tiesiog klausimo, ar jum vyrai ar moteris yra patrauklu plinkanti galva, ar tai jūs atstumia nuo žmogaus, ar gal kaip tik traukia prie to žmogaus, susirinkti tą realistišką nuomonę, nes dažnai mes sėdim savo burbuliais, įsivaizduojam, kad oh my god, aš su rudais plaukais, o visiems patinka blondinės, o dieve, tai viskas dabar reikia čia šviesinti plaukus, blyčinti juos, baltinti, dažyti ir panašiai. Ir kai pradedi kalbėti su daugiau skirtingų žmonių, tai supranti, kad visokių ten yra, jeigu jau taip remtis į kažkieno tą išorinę nuomonę. Ir biškai prasiplečia tas matymas, kad o kas, jeigu pasirinkčiau šalia žmogų, kuriam patinka mano plaukų spalva ir that's okay. Ir nuo to gali prasidėti vidinio priėmimo kelionė. Čia dar tokį trumpą įsitraukimą į visą šitą norėčiau pridėti. Man prieš kurį laiką mentorius buvo frazę pasakęs, kad mes labai dažnai gyvendami savo galvoj manom, kad žinom, ką kiti apie mus galvoja. Vat, kad pamatys mane ir pagalvos, kad aš ten kažkokia esu vien dėl to, kad turiu ar neturiu kažką ant savo kūno. Tai jo žodžiai buvo tokie, kad tai, ką mes manom, kad kiti galvoja apie mus, iš esmės yra tai, ką mes iš tikrųjų galvojam apie save. Nes iš mūsų ateina tos mintis, ne iš kitų žmonių, mes nežinom, ką apie kitą apie mus galvoja, galbūt jie net negalvoja apie mus, kas yra labai didelė tikimybė, o net jei pagalvoja, mes nežinom to, kad jeigu mums neiškomunikuos, mes ir nesužinosim. Tai, ką mes manom, kad kiti pagalvos, tai čia mes galvojam. Tai gal reiktų va šitą kabliuką vis pradirbinėti, kad apsirengi, tarkim, mano atžvilgis, apsirengi, pasižiūri veidrodį ir galvoju, nu šitas tai jau juokinti žmonės. Pasigalvoju,
kodėl, iš kur tai kilo, kodėl aš dabar manau, kad aš vat, nusprendžiau, jog juokinsiu kitus, gal kitiems kaip tik atrodys labai rimta. Nu, tiesiog čia jau būna mano spekulacijos vidinė. Tai va, čia toksai pamastymas, kad mes gyvendami savo galvoje, iš esmės gyvenam su savo visais įsivaizduojamais draugais. Ir ką kiti galvoja, jų reikalas, nieko bendro su mumis. O jeigu kitiem nepatinkam, tuo labiau, ne mūsų reikalas. Ne, ir tai padeda savus atsirinkti. Jeigu žmogus nenori eiti į santykį dėl to, kad tu plinki, what the fuck. Tiesiog, what the fuck. Ir ačiū Dievui, kad nenori eiti su manimi į santykį, nes aš plinku. Tai gal dėl to kai kurios, žinai, moteris kažką prisideda savį dirbtinio, nes, nu, galvoja, kad nepatiks tokios, kokios jos yra. Tai kažko Taip. pridės daugiau, pridės mažiau, kažką adaptuos, pakeis pagal kitų norus, Mhm. gal bus labiau vertinamos, mylimos, norimos ir dar kažkokios. Bet, nu, visą gyvenimą dirbtinės tai nebus, turbūt. Nu, kažkas būna, kažkam paeina, turbūt. Nu, Čia jeigu dabar, nuo kai to geriau, pažengusi ta plastinė chirurgija, aišku, vis tiek yra tos fiziologinės ribos, kažkur jau tiesiog audinys susensta, nusilpsta ir tu nu jo netemsi iki bele kiek ten kažkada jau pritrūks to žando odos ir nebebus ką ten ištempinėti. nu, bet yra variantų, nežinau, kiek matei, kur tų Kardashian šeimos, ta vyriausiai, kur pasidarė čia pernai metais ir šiais metais tą visą operaciją, kad netrodo iš esmės taip pat kaip jos dukros. Nu, vat, tik veidą pritraukus, jos visos vienu veidu nueina, bet tada pasižiūri į kaklą, į rankas, į visas kitas kūno dalis, kurių neina modifikuoti ir pamatai, kad, nu, bijo damutė to savo senatvės, nu, bijo, tikrai jau ten labai baisu. Nu. Pasirodo, galima iki gyvenimo galo, iš esmės, Nu, save, taip, jeigu nu, turi specialistų, turi pinigų, prieinama įranga, yra būdų, why not? man vis laik įdomu yra tokių žmonių, nu vėlgi čia jau filosofuosiu, man būna įdomu pagalvoti, kaip jie jaučiasi savo pačio kūne, žinant, kad dalykai ant jo kūno yra ne jų. Jau net nekalbu apie visus patempinus, pakelimus, ten botoksus ir taip toliau, jau kalbu apie tas rimtas operacijas, iš esmės, kur keičia veido formas, kūno formas ir visa kita. Tai nesi tu. Ta prasme, nei per kur nebėra tos savasties, to unikalumo, to grinumo kažkokio. Ir kaip tada galima priimti save, kai tu nesi tu jau. Nusakau, čia jau labai filosofiškai, nu, bet tiesiog įdomu, kaip Ir jaučiasi tie labai žmonės savo kūne. psichologiškai, čia šiek tiek jo prie mentalinio ligmens, kai prieisim, tai apie tą būtinai pakalbėsim. Labai labai stipri vidinė fragmentacija, kur tada tiesiog leidžia praignoruoti tam tikrus faktus į tai nekreipti dėmesio, kad irgi ten tatuiruotės ar ta pati operacija kažkas, vat, intervencija į kūną vis tiek kelia skausmą, jeigu ne tuo metu, nes, nu, tarkim, ten užmigdo, anestezija, dar kažkas, tai po to vis tiek prabundi su randais žaizdom ir tai turi vienokį ar kitokį skausmą, apsunkinimą, bet kai antiek yra susvarbinta kažkokia kūno dalis ir tas vat, kad būtinai nesijausti šlykščiai ar bjauriai, būtinai nebūti ten super trumpais, per ilgais plaukais, būtinai turėti vat, čia tokio, ne kitokį kaulą, tai ten ant tiek suveikia stipriai tam tikra smegenų dalis, o kita yra visiškai tiesiog užglušinama, kad padeda žmogui ignoruoti skausmo faktą, ignoruoti tą vat, pripildymo filerio, nupjovimo faktą. Vien dėl to, kad yra stipri vidinė fragmentacija. Tai vat, santykių lygmuo. Ir jau šitą seniai rašiau ir galvoju, čia turbūt turėjo būti tas momentas apie prisilietimus, ką buvo labai įdomu patyrinėti, kai ieškojau info apie emocijas ir radau tyrimą ir apie prisilietimus, kur buvo tyrinėta žmonių grupė ir suskirstytos temos, jeigu prie tavęs liečiasi tavo romantinis partneris, ten mama, tėtis, brolis, sesė, bendradarbis, darbdavys, nepažįstamasis, tai kur yra tos zonos, kur prie tavęs gali liestis,
visiškai negali liestis taip 50-50, nu ir ten jau tada yra skalė. Tai vėlgi, kai turime deformaciją kūno dalių, tai gali būti apie pačius tos prisilietimus. Prisilietimus tiek ir malone prasme, kad norisi paryškinti, norisi turėti daugiau toj srity malonumo, arba kažkoks atsiminimas, kad vat, kai turėjau ten gražią didelę subinę, prie manęs fainai lietėsi ir labai malonu, aš jaučiuosi labai special, tai visą gyvenimą noriu tos didelės subinės bet kokią kainą. Ir taip pat tai gali būti apie skaudžias patirtis, jeigu buvo smurto, prievartos, spaudimo ar bet kokios kitos tos fizinės jėgos panaudojimo prieš žmogų, tai tada lygtais ta kūno dalis, jinai turi tą emocinę patirtį įrašytą, trauminę patirtį įrašytą, žmogus lyg nori grąžinti tą kūno dalį į visumą per tatuiravimą, per uždengimą ir pastovį aprengimą tos kūno dalies, per kaip tik jos išdidinimą, paryškinimą, tarsi reclaim, tas toks susigrąžinti savo, kad čia mano, va tu sugadinai ir aš dabar patobulinau, pagražinau, ten atitaisiau ir dar pagerinau ir čia pastorinau odą, kaulą ir dar kažką ir niekada jau niekas man nebepadarys taip, kaip tada padarė. Taip pat kūno deformavimas gali užpildyti priklausimo poreikį, jeigu ypatingai jo niekada žmogus savyje nepripažino, jeigu pripažino, bet nelegalizavo, jeigu pripažino, legalizavo, bet vis tiek nerado būdų, kaip tai užpildyti savy, tai tada vėlgi per išvaizdą gali kurti tą priklausimo poreikį, kad vat, aš būsiu vėlgi kaip blondinė, kaip visos va tokie ten, nežinau, geidžiama, faina ar dar kažkokia, kokios tos blondinės, bet būtų leisiu savo durniuoti ir kartais būti neatsakinga, ar kaip tik būsiu va ta, kuri ten blondinė ir eina užkariauja pasaulį ir rodo visiems ir sugriauna stereotipus. Tai va tarsi sustapatinti su tam tikra žmonių grupe arba kaip tik paryškinti atskirti. Tai galima matyti, kad ten kokia nors, nežinau, mokslininkų šeima ir atsiranda vienas vaikas menininkas, kuris tada ten ir gotas, ar koks pankas ir labai labai ypatingai ryškiai išsiskiria per išvaizdą, per kūno deformacijas, per tatuiruotes, kažkokius ten ragukus prisiaugina, įsideda implantus ar dar ką, kad vat, parodytų, kad nu, aš tai jau nebūsiu va ten toks rimtas ir ten dar kažkoks kaip mano mama ir tėtis ir tikrai būsiu special ir sukursiu kažką wow ir čia pakeisiu žmonių sielas ar dar kažką. Štai vietoj irgi trumpai įsiterpsiu. Yeah. Tu dabar čia kalbi irgi apie visą šitą, kaip vaikystėje buvo, jeigu tėvai buvo vienokio modulio, sakykime, vaikas gali jau pačioje vaikystėje arba paauglystėje imti kitą modulį. Tai aš dirbu su tokiamis... Nebūtinai paauglystė, taip, suprantu, taip, bet čia tiesiog jau taip labai suabsoliutinus viską. Tai aš dirbu su tokiom stiliaus kortelėm, ten yra archetipiniai paveiksliukai, galima sakyti, kur moteris išsirenka savo tipažą, kaip jos ir atrodo dabar, arba kaip norėtų, kad būtų, nu bet žodžiu. Ir ten lygiai taip pat yra toksai pratimas, kur galima išsirinkti, nežinau, išsirinkti yra tinkamas žodis, tiesiog pasižiūrėjusi 4 vaikiškus archetipus, nuspręsti, kaip buvo jo to žmogaus, moters vaiko vaikystėje, ar viskas buvo sukontroliuota tėvų. Ir mergaitė atrodė kaip mažoji mamos versija. Galbūt mergaitė buvo viskas leidžiama ir jinai galėjo atrodyti absoliučiai kaip tik jinai nori. Nu, ir ten yra 4 variantai. Ir kas labai yra smagu, jog po viso to galima plius minus pažvelgti į tai, kokias sąsajas, tai kaip mergaitė buvo, tarkim, rengiama arba kas jai buvo leidžiama, kaip jinai atrodė tada, ką jinai daro savo suaugusiosios gyvenime, kaip jinai reiškiasi, kaip jinai rengiasi, kaip jinai leidžia savo atrodyti. Ir būna 2 tokie kraštutinumai, kad arba jinai kartoja lygiai tą patį, kas buvo vaikystėje, jeigu jinai buvo visiškai sukontroliuota kitų, tai savo išvaizdoje užaugus, kad ir ką tai reiškia, jinai siekia to paties, siekia įtikti kitiem, pritapti prie bandos, įtikti į tendencijas, gauti kitų įvertinimą, būti priimta ir daro savo išvaizdoje viską, kad įtiktų kitiem. Arba priešingai, jinai išsilaisvina iš visiškai viso to sąstingio ir tampa absoliučiai maištingiausiu sutvėrimu, koks tai gali būti. Tai tiesiog čia toksai įsikišimas į tai, ką tu minėjai, kad
tai, kas vyravo anksčiau ir kokios asociacijos buvo mūsų gyvenime, ne tokios simbolinės, mažos, pasąmoninės, iš esmės jos reiškiasi per absoliučiai visus įmanomus sluoksnius vėliau. Tai galimai net visą likusį gyvenimą. Tai tiesiog smagu yra save analizuoti, reflektuoti ir taip iš šono pasižiūrėti, kad, ai, tai dabar aš darau šitą, nes kažkada dariau atvirkščiai, arba darau tą patį, nes dariau kažkada anksčiau tą patį. Nu, žodžiu, tiesiog filosofuoju vietoj, ką girdžiu iš to, ką tu dalinies. Labai gerai, labai gerai. Įsterp filosofuok. I like it. Dar grįšiu po to prie chato, nes matau, kad kitai daliai labiau tas pasidalinimas. Ir trečias punktas, kuris visai persipina su pirmuoju, bet gali būti grinai apie tiesiog poreikį kontakto, kad jo būtų daugiau arba mažiau. Ir tada vėlgi tas kūno dalis didinam, mažinam, ryškinam, vienaip ar kitaip keičiam. Ir tiek tas fizinis kontaktas gali būti grinai prisilietimas, tiesiog totaliai lietimas, taip pat fizinis kontaktas gali būti dėmesys, net ir kalbant apie, ką tu vat paminėjai, Kardashian, jinai turi visą kūną ir kažkodėl renkasi keisti, koreguoti tik tam tikras kūno vietas, o galėtų ten sutvarkyti vėlgi kaklą, rankas, kažkokias kitas odos sritis, bet dėmesys būtent yra į veidą, kad čia pasižiūrėkit. Tai šitie momentai įdomus. Šiaip dar ironiškiausia tai, kad būtent visa ta šeima, jeigu tai grubiai įvardinus, yra tiesioginis vizualas to, kas vyksta sociume. Tai bent jau aš asmeniškai, negaliu sakyti, sekus, tiesiog stebiu viską naujo jos padaro su savimi ar savo kūnu, tik dėl to, kad sužinočiau, kas kolektyviškai vyksta šitoj visoj madingoj tendencijų apipintoje visuomenėje. Nes jos pirmosios atvaizduoja tai, kas visiems yra svarbu. Ir jeigu, tarkim, buvo viena kūno dalis tendencijose svarbiausia, jau žiūrėk, pasaulis po kurio laiko perima tai. Tada gerai, jau nebeįdomu, reikia vėl kažko naujo. Ir tiesiog vis skirtingos kūno dalys įgauna kažkokias tendencijas, tai dabar mes turim tą jaunystės kultą. Yra labai baisu moteriams pamatyti, kad jos sensta. Tai staigmena, mes visi senstam, mes jau gimę pradėjom sent. Tai tiesiog kūnas rodo savo gyvenimo požymius, viskas, kame čia baimė. Na, aišku, man dar gal bepigu kalbėti, kai 30 metų ir dar kūnas nelabai rodo tuo senėjimo. Nu, iš esmės kažkiek rodo, bet nėra tų kažkokių didelių labai kraštutinių simptomų. Bet iš kitos pusės, nu tai gerai, amžėjam, rodom raukšlytės, vadinasi, daug juokiamės, žili plaukai, fainai, vadinasi, keičiasi kažkas kūne. Nu tiesiog, džiaukimės, kad gyvenam šį gyvenimą, kam kabinėtis prie savęs. Tiesiog, žinau, aš pradėjau į save, į savo kūną, į savo pačios pavidalą žiūrėti iš šitos perspektyvos, kad aš gyvenu pirmą kartą šiame gyvenime, šiame kūne ir mano kūnas lygiai taip pat. Ir jis man padeda, aš jam padedu. Ir mes abu kažkokiu būdu čia gyvenom. Tas bendradarbiavimo ryšio aspektas visai tada kitokį tą baseline užduoda, negu kad, oh my god, čia kūnas man trukdo, aš dabar noriu būti tokia jauna, o čia dabar kūnas man kiša koją. Nes labai greitai protas pasigauna visą tą tokį savidestrukcijos mechanizmą kažkokį, kad tas blogai pas mane, tas blogai ir kodėl šitaip, kodėl pas kitus kitaip, kodėl čia kažkaip kitaip aš atrodau. Tai taip, šita dainelė niekada ir nesibaigtų ir ne tik intensyvėtų, jeigu mes tik paleistume vadeles, bet galim sustoti ir tiesiog, taip tiesioginė žodžio prasme apkabinti save, savo kūną su visu šitu pasiniurkimu ir padėkoti jam. Yra toksai body neutrality, toks judėjimas, kai buvo body positivity, kur mylėk savo kūną nepaisant visko, tai yra tas neutralus požiūris į kūną, kur pats bendrinis principas yra dėkoti savo kūnui ne už tai, kaip jis atrodo, o už tai, ką jis daro. Ir tarkim, dėkoju savo kūnui, kad šiandien nuėjau 10 000 žingsnių. Dėkoju savo kūnui, kad atsikėliau apskritai iš lovos šiandien. Dėkoju, kad man nereikia kūnui priminti, kad jis kvėpuotų. Už tokius paprastus, mažus, primityvius dalykus pradedam dėkoti ir tada jau atsiranda tokie intensyvesni, kad kaip fainai, kad aš matau tiek daug skirtingų spalvų. Arba mano akis labai gražiai mato kitus žmonės. Ne, čia vėlgi filosofinis. Bet tiesiog kiekvieną tą kūno dalelę tokią mažą
perversti į tai, kad tai yra mūsų unikalumas. Ir atsimenu, mano vienas draugas buvo išsireiškęs, kad sako, nu turiu aš tuos du kreivus dantis priekinius, nu taip, jie netrodo estetiškai, kai aš šypsausi. Bet niekas kitas neturi tų dviejų kreivų dantų, tik aš. Tai yra mano dantis. Sako, ir mano egoizmas man leidžia džiaugtis tuo, kad tai yra mano savybė. Viskas, kitiem nepatinka, kažkam negražu žiūrėti, tai nežiūrėkit, aš turiu savo šitą unikalumą. Viskas. Tai tiesiog, man atrodo, mums trūksta to tokio lengvumo ir, nežinau, kažkokio tinkamesnio, pozityvesnio požiūrio į save. Nu vėlgi, jeigu tai yra sveikatos faktoriai, vėlgi čia visiškai kita tema, bet tiesiog kas liečia tą tokią grožio pramonę iš estetinės perspektyvos, nu tai labai labai reikia tą vidinį šiukšlinėlį išsivalyti daugumai, nu labai. Ir tiesiog užtenka atsidaryti, nežinau, socialinę mediją arba kokį žurnalą paimti ir jau ten yra pilama viskas, kas su tavim blogai. Galų galę tos pačios reklamos parduotuvėse arba stenduose kokiuose. Vėlgi su tavo plaukais blogai, su tavo kūnu blogai, tavo nagai prasti kažkokie, tai gal blakstienas prisiaugink, gal to kokį serumiuką blakstienam pastiprint. Nu, tas, kiekvienas toks reklaminis pričiūdas, kaip aš sakau, teigia, kad su tavim nėra gerai kažkas. Nu, nemanau. Tiesiog aš kaip tik einu mieste ir žaviuosi, kad va, kiek daug natūralių veidų. Nes jeigu ilgainiui kas antras pasidarys ten modifikuotas vienokiu ar kitokiu požiūriu, principu, ar visi atrodys ganėtinai identiškai, tai, nu, nedaug kuo skirsimės nuo robotukų gvardijos tiesiog. Bet kadangi dirbtinis intelektas čia baigia mūsų užkariauti, gal visai atitinkamai mes atliepiam tai, nežinau. Jeigu daug kas masto dabar tik su dirbtiniu intelektu, tai mes ir atrodysim, kaip su dirbtiniu intelektu padaryti. Ir galbūt to reikia, kad mum kaip pasauliui daitų, kad, galbūt ne čia esmė. Kas ironiškiausia yra, kad, žinai, skaičiau čia prieš kelias dienas tokį straipsnį, kad tos visos garsenybės influencerės dažniausiai pasirenka kaip tendencija tai, ko tas paprastasis mirtingasis negali pasiekti. Tiek finansiškai, tiek fiziškai, tiek dar kažkaip. Ir po kurio laiko, jau kai visi tai gali turėti, jau tai nebebūna tendencija arba tai nebūna prabangos prekė. Ir kas yra ironiškiausia šitoj temoj, kalbant apie visas kūno modifikacijas, tai didžioji dalis tų influencerių kažką yra pasidarę savo veide, dėl to 100% duodu, jog greitų metu tendencija bus natūralus veidas, nes ne visi galės tai turėti. Tai bus prabangos prekė. To prasme, realiai nemodifikuotas kūnas bus prabangos prekė. Tiesiog galiu, nežinau, pasirašyti viskuo. Tikrai šitas nutiks 100%. Man atrodo, kad tas bendrai socialiniai erdvėjai vyksta, kad pradžiai atėjom dalintis kažkokiais gražiais momentais, tada Instagramas prisipildė tik gražiais gyvenimo momentais, tada perina, ten gražių momentų, taigi galima reklamuoti, tai tada tų gražių momentų dar dirbtinumas prisideda. Ir po to supranti, kad visai norisi kažko tikro. Ir tada, žiūrėk, kaip tu sakai, jinai verkia, jinai pyksta ir filmuojasi, jinai čia nusikeikia ir filmuojasi. Ir tada vėl blogai, vėl kažkas blogai. Taip. Tai, įdomu, ką žinau, čia žaidžiam tos žmonės. Visiškai šitas gyvenimas yra absoliutus žaidimas, tik tais, kad ne visi taisyklės žinom ir bandom perėti kitą lygį. Čia labai labai ilgas ir palieku šitą vyruką. Buvo ir juokinga, ir graudu, ir gaila, ir labai šiaip, keista, įdomu, kas vyksta tokių žmonių smegenyse, nors jisai ir sportuoja normaliai pagal tai, kaip video ten save pristatė, ir vis tiek norisi greičiau prisipūsti, pasidaryti, prisileido ten to silikono, tas silikonas sušoko į gabalus, jam po to pradėjo sunku judinti rankas ir sportuoti. Ir ta frazė, kurią įsivardino, kad aš visą laiką nuo mažens norėjau būti kaip superherojus, tas toks užsikačialinas, toks stiprus, ten neįveikiamas ir gražus ir su to dėmesio. Ir žmogus turi tokį tikslą ir niekas jam nesutrukdė eiti kažkur, susileisti kažkokį silikoną į Bickę ir turėti
rankas ir po to tas silikonas suvaikščiojo ir žmogus stebisi, kaip čia taip dabar, kodėl čia leidžiausi čia, o nuėjo į čia, gal patvarkykit, nes man reikia va taip atrodyti. Bet kas Tai ironiškiausia, vat va šito va vyro konkrečiai atveju, kad jisai norėjo būti kaip superherojus ar atrodyti kaip superherojus. Nes jeigu atrodyti, galbūt jam pavyko, nu, vizualiai, sakykime, prisipūtė jo, bet būti superherojumi, kai iš esmės neturi to fizinio pasiruošimo tokio, nu, nėra jisai stiprus vien dėl to, kad jis prisipūtė. Lengviausiu keliu jisai atrodo. Tai čia vėlgi toksai sociumo Na, konstruktas tai čia yra, vat, kad grinai apie praeitą tą skaidrą, kai tiesiog aš noriu mhm. priklausyti vat, kažkokią ar tą idealą susikuriu ir tuo tiesiog noriu tuo atrodyti, tai būti, ar priklausyti vat, tų Mm. superherojų kažkokių raumeningų žmonių grupiai. Tai verta kelt klausimą, okei, ir aš tokiu įsivaizduoju, kad tokiu tampu ir kas tada mano gyvenime turi kitaip pasikeis, kokios iš tos būsenos, elgsenos, mąstymo, sąveikavimo su savimi ir aplinka, kokiu aš tų modelių tikiuosi, nes greičiausiai, kad aš suformuosiu save taip, okei, ir čia ne faktas, kad pasikeis tie esminiai dalykai. Nu, vis tiek grįžtam prie to, kaip vidui, taip išoriai. Tai va, tai liekant santykių temų ir tame tyrime, kaip minėjau, apie prisilietimus. Ieškau, kur čia padėti. Tai va, tai vardinta angliškai vėlgi galit matyti partneris, gali liestis bele kur draugai, kuo šviesesnė dalis, tuo lengviau daugiau gali prisiliesti, kuo tamsesnė dalis kūno raudonesnė, tuo mažiau gali prisiliesti ir va šita va tokia apibrėžta mėlyna linija, juoda zona, tai yra visiškai tabu, kur, tipo, what the fuck, kas tau negerai, jeigu tu čia iš viso lietiesi prie manęs. Tai nuo partnerio, draugas, mama, tėtis, sesė, brolis, teta, dėdė, pusbrolis, pusseserė, nežinau kas čia ir stranger. Neatsimenu šito žodžio. Bet kažkas jau bus ten apie turbūt kolegas tolesnius ryšius, kur dar ne stranger, bet jau nebe giminė. Nu, tai koks kaip pažįstamas. Ir kaip matot, virš 1000 asmenų Suomenė, Prancūzija, Italija, Rusija, Jungtinės karalystės. Tai vėlgi, jeigu žmogus turėjo nemalonę patirtį, ar turi tikslą, kad kažkur kažkaip prie jo liestųsi daugiau ar mažiau, tai vėlgi gali būti polinkis vieną ar kitą kūno dalį ryškinti, didinti, mažinti, keisti. Dar kalbant apie santykius, šiek tiek apie emocijas, čia visiškai hipotezė totaliai. Pirmoji dalyje aš minėjau Nevertoks patį jų akauntą Instagrame, bet labai taip realistiškai, tiesiai šviesiai dalinasi patirtimis žmonių, kurie turėjo vieną ar daugiau botokso injekcijų ir negrįžtamai susigadino savo sveikatą ir gyvenimą ir tiesiog jie vat iškėlė tą hipotezę. Ar gali būti, kad mamos, dabar jau ir vyrai leidžiasi botoksą, tai galbūt ir tėčiai, tiesiog tėvai bendrai, kurie augina vaikus, galimai jos augina sociopatais, nes kai tėvai nerodo tos mimikos, mikro, makro veido judesiukų, tai neperduoda per neuroninius, veidrodinius neuronus informacijos, net veidrodžiuoja vaikui to, ką jis jaučia ir tiesiog idėja, hipotezė, pasikartosiu, kad galbūt tai taip sutrikdomas vaiko emocinio intelekto vystimasis. Tai čia vat kiekvienam savo iškelt klausimą, kiek tos veido išraiškos yra svarbios ir jeigu prisileidžiu, deformuoju, keičiu, kaip tai gali paveikti, nu, kaip minimum, vaiką ar vaikus, kuriuos auginu. Ir faktas, kad tai veikia ne tik tais vaikus. Mes visi bendraujam per tuos social cues, per socialinius ženkliukus, socialinius nautus, socialinės kūno kalbos išraiškos elementus. Ir jie yra tokie mažulyčiai, kad daugumos jų mes net sąmoningai nesuvokiam, bet jie būtent ir sudaro mano asmenybės vidinę išraišką į išorę. Ir jeigu vienus kitus niuansus savo kūne keičiu drastiškai, priverstinai iš išorės,
tai, tai yra kaip siena. Tiesiog kaip siena, kaip atstumas, kaip kažkas, nuo ko norisi atskirti ir save, ir kitą žmogų. Tai veikia mūsų komunikacija į klaidingą pusę. Nors mes visi skanduojam kaip žmonija, kad kaip tik reikia daugiau kalbėti, santykiuose kalbėti, politikoje kalbėti, neslėpti, netylėti, nemeluoti, bet kažkaip užsiimam melu fiziologiniam lygmenį. Tai ko nekeičiat ir ties ko nutylit, prie ko prisidedat, neprisidedat, tai vienaip ar kitaip tai renkatės. Tai tą turėkit minty. Toliau, santykių lygmuo, kas jau šiek tiek minėta ir dar pasikartosiu, kad ne tik per veido išraišką, bet ir bendrai vaikai kopijuoja tėvus. Čia turbūt nieko naujo, ypatingai kai kalbam apie tą ankstyvą amžių nuo 0 iki 7 metų, tai vaikas yra, jo smegenys yra labiausiai teta smegenų bangų dažnyje. Tai suaugusiam šita būsena pasiekiama labai gilioj meditaciniai, hipnotiniai ir tam tikroj miego fazėj būsenoj. Tai yra ta tokia būsena, kur mūsų smegenys, mūsų psichika, ypatingai pasąmonė, veikia kaip kempinė, sugeria viską, be jokio filtro. Bet taip pasakėjai, taip parodai ir taip yra ir priimu kaip faktą, ten nėra jokio sarkazmo, ironijos, melo, nieko, viską tiesiai šviesiai taip ir priimu. Ir jeigu vaikas nuo mažų dienų stebi savo mamą, tėtį, brolį, sesę, kažką artimoje aplinkoje, o galbūt ten gyvena kažkokiam mieste, kur tiesiog kaip miesto gyventojų yra polinkis didelis savo kūną modifikuoti, deformuoti, tai po truputį vaikui yra norma ir jis visą tą polinkį save keisti, nepaisant vidaus, nepaisant būsenos, nepaisant nieko, aukščiau visko yra taip, kaip tu atrodai, jis visą tai deda į vidų ir tą mamos, tėčio, artimos aplinkos išgyvenamą nepasitenkinimą savimi priima kaip normą. Tai jam yra bazė. Ir tarsi negali būti kitaip. Aš arba savim nepatenkintas, arba labai savim nepatenkintas. Tai tą svarbu suvokti, ypatingai kas prisidedat bendrai prie vaikų auklėjimo, galbūt esate ten mokytojai, socialiniai darbuotojai ir tiesiog turit savo atžalų. Tai turėkite tą mintį, kad taip kaip jūs, pažįstamas acquaintance, kad taip kaip jūs elgiatės su savim, tai visi tie mažučiai pabiručiai, jie tą dedasi savo į vidų. Tiesioginė to žodžio prasme. Ir jaunesniam amžiui tai vyksta be filtro, be suabejojimo. Tai yra tiesiog totalus faktas. Taip, šita mintis irgi kartojasi, tai jau perinant truputį prie mentalinio lygmens iš emocinio, aišku, kad didžiausią įspaudą palieka tos nepalankios vaikystės patirtis, emocinis žaizdus, traumos, smurtas, patyčios, apleistumas, palikimas, ten atsisakymas ir panašiai, tas nepriklausimo poreikis, kai orumas buvo sutryptas, saugumo visiškai nebuvo, tai vienaip ar kitaip mūsų psichika bandys tai kompensuoti ir kartais būdas tai kompensuoti būtent ir yra per kūno išorės keitaliojimą. Tai tarsi kaip būdas atgauti savo kūno autonomiją ir tą kontrolę. Tai dėl to vertinga ne tik šiaip reflektuotis, bet ir šiek tiek lįsti giliau į save, į tai, kas yra nepatogu, į tai, kas yra skausminga, kelti tos klausimus. Ir aš visą laiką esu terapijos šalininkė, nes galit skaityti, kiek norit, galit klausyti tokių paskaitų, kitokių, galit kursų, ten podcastų, beleko. Bet taip kaip mes susitraumavom tam santykyje artimam glaudžiam, tai mes ir galim išgyti tik per artimą glaudų santykį. Ir jeigu šiuo metu neturit būdų, kaip gyti santykį, neturit adekvataus partnerio, adekvataus draugo šalia, adekvataus mamos, tėčio ar dar kito labai labai artimo žmogaus šalia, tai tam yra specialistai, kurie yra to apmokyti ir padeda keisti požiūrį į save,
į aplinką, santykius, į tą patį kūną, į tą patį grožį. Jep. Irgi stabtelnu, galbūt yra čiate dalykų, galbūt yra Agnės dalykų. Ok. Jo, čiate nieko, ten tik man parašė dėl žodžio angliško. Taip, mentalinis lygmuo. Šiek tiek ir apibendrintai ir šiek tiek dar bus patikslinimo. Tai čia jeigu taip papunkčiui pastebėti, pasižiūrėti, tai 4 pirmi tokie labiau apie kažkiek kūno skirstimą, skaidimą, kažkiek ir apie kolektyvinės sąmonės lygmenį, visuomenės tą požiūrį formuojam. Aišku, kas yra visuomenė, jeigu ne mes patys, jeigu mes įsitraukiam į tą viešai prieinamą turinį, su to interaktinam, tuo dalinamės, laikinam, rešėrinam ir panašiai, tai mes to dauginam, mes prie to prisidedam. Tai tiesiog svarbu suvokti taip, kaip veikia mūsų smegenis, kaip jos reaguoja į gąsdinimus, į baimę, kad jos priima kaip faktą tai, kas yra kartojama, tai jeigu matot pakankamai daug kartų tam tikrą žinutę, tai jau tiesiog smegenis priima tai kaip tiesą. Tai vadinasi, mes tai galim panaudoti ir savo labui. Jeigu aš savo pakankamai tikrai įtikinamai, išjaustai, su vidiniu pripažinimu, susitaikymu kartosiu, kad viskas su manim ok, aš esu normali, pakankama, man faina, patogu, gera mano kūne, nu tai matymas kažkokių tais reklamų, ten kvietimų išsilyginti kojas ar dar kažką, nieko man kaip ir nepakeis. Tai va tas kartojimą galit pastebėti šiaip kaip socialiniai medijoje esantį dalyką, gąsdinimus ir tą patį placebo. Jo. Trumpai pertrauksiu tave, atsiprašau. Šitoje vietoje bent jau man asmeniškai kartojimas, kad su manim viskas gerai ir kad mano savybės yra unikalios, man nepadėjo. Nes vis tiek, jeigu protas turi tą susikurtą mechanizmą, kad, nepatinka man, kaip aš atrodo, nei per kur, tai sakyti tą prieštaringą mintį, kad ne, viskas gerai, čia. Jo, dėl to įvardino, kad tai turi būti iš vidaus, tai turi būti tikra, tai, ne kas man dirbtina. padėjo šitam visam kontekste, tai toks suvokimas, kad kito žmogaus kitokios negu mano savybės nepatvirtina fakto, jog su manimi kažkas yra blogai. Tai yra tai, kad kitas žmogus atrodo kitaip, dar kitas atrodo kitaip ir aš atrodau kitaip. Ir aš garantuoju, kad mes visi 3 žmonės galvojam, kad su visais kitais yra gerai, bet su manim ne. Ir tiesiog mėtomis šitą estafetę visi kolektyviškai. Tai tiesiog suvokimas, kaip minėjau, kad pas kitą yra gerai, tai nepagrindžia to, kad su manim ne. Tiesiog. Tai čia toksai labai toks mentalinis apžaidimas biški. Taip, visiškai. Bet labai tikrai fainas. Ir man čia pačiai patiko irgi stebėti, pamatyti, kiek daug yra va tokio gąsdinimo, tokio peidinėjimo, kad o kas jeigu tave pamatys su mineku ir ten kabo tavo, nežinau, lašiniai, celiulitas ar dar kažkas, o kas jeigu čia susišukavai ir vienas plaukelis tyro. Nu, ir kiek daug yra einama tiesiog ant to gąsdinimo. Nu, nes ką mūsų smegenis labiausiai reaguoja, tai pirmiau ir labiau reaguoja į tai, kas kelia baimę, kas kelia grėsmę išlikimui, o ne pritapti, būti atstumtų, būti paliktų, būti kažkokiu ten apšmeištų, nuvertintų ir panašiai. Nu, čia belė kokia mums grėsmė, nes mane izoliuos, mane išmes, aš nudvėsiu vienas be visos tos bendruomenės. Tai va tiesiog jungti pastabumą, kiek daug to yra ir pavyzdžiui, kai kurių bendradarbiavimų atsisakau ar net neinu į kontaktą su žmonėm, kurie savo puslapyje naudoja gąsdinimus, kad jeigu va čia šito nevartosit, tai čia jums būtinai kažkas bus. Ir galbūt yra belė kaip ten natūralus, išmiluotas, iš dar kažkoks atskintas produktas ir jis tikrai vertingas ir tam tikri aspektai atitinka mano vertybės, bet vat jeigu komunikacijoje tas kūrėjas įmonė ar dar kažkas pradeda naudoti tokius žaidimus, suprantu, ką jie daro. Tai verslas, reikia babkių, all good,
bet tai galima vis tiek pasidaryti sveikesniais, gražesniais, motyvuojančiais būdais ir teikiant tą savęs priėmimo ir mylėjimo žinutę, negu kad gąsdinimo, naikinimo ir tokį vat įsibaiminimą, kas kaip tik dar labiau išskaido ir kelia streso. Tai niekaip nesisieja su ta visapusė sveikata. Tai va, tai pastebėti ir tai padeda labai labai atsirinkti žmonės ir produktus, ir su kuo bendradarbiauti, ir su kuo ne. Tai čia manau, kad pirmas nemažai persipina ir su ketvirtu, nes per tai tada jau vėlgi formuojama tai, kas yra gražu, kas yra estetiška, normalu ar norma, va tie etalonai, standartai, mados, nu tame yra belekiek kintamumo, tame yra banga, šiaip net niekad nesuvokiu, kas iš viso sukuria tai, kas yra estetiška ar ne, nu tai va turim ten kokį pop žvaigždę, turime kažką labai turtingo, turime kažką labai įtakingo ir galbūt jie užduoda. Kažkada tai būdavo mados namai, kurie užduoda tam tikras tendencijas, dabar jau galime turėti tiesiog pavienius žmonės, influencerius, kurie užduoda tos standartus. Nu, ir suprasti to trapumą, laikinumą, kintamumą, žaidimą ir vėlgi didžiulį verslą už to esantį. Tai jeigu norit, kad žmonės pelnytųsi iš jūsų vidinio nepatogumo ir nesantaikos, tai tęskite tai, ką darote. Antras, trečias, vėlgi matyčiau kaip ne kaip vieną, bet vienas kitą jie palaikantis. Tai kad bendrai vis dar turim polinkį skaidyti, kad esu aš kažkoks, aš tada yra kūnas, kuris ten daro savo dalykus, yra protas, kuris daro savo dalykus ir tai vis dar palaiko mus vidiniam susiskaidime. Ir jo, iš smegenų, iš proto perspektyvos mums tai padeda apdoroti informaciją, ją geriau įsisavinti, ją geriau suprasti, pritaikyti ir panašiai, bet psichikai ir bendravimui ir savęs patyrimui tai visiškai neprideda pliuso, nes vis tiek mes esam visuma, aš ir esu ir tas kūnas, ir tas protas, ir ta širdis, ir ta siela, ir ta dvasia, aš esu ir visuomenė, aš esu ir individas, aš esu ir pasaulis, ir esu va, tiesiog tos vat kūniškos ribos. Vis tiek tai esu aš. Ir kuo labiau suvoki save kaip visumą, nu tai supranti, kad nėra, kad aš susileidau į savo skruostą filerį ir čia tik skruostą paveikia, ne. Aš kaip visuma esu paveikiama ir dar kaip individas prisidedu prie visuomeninių tam tikrų tų standartų ar kitų niuansų. Tai nu, pagauti ir savo indėlį į visuomenę ir vis grąžinti į tai, kad neegzistuoja va tos atskirties. Aš esu kaip visuma. Jo, ir tai kaip siejasi su antru, kad jeigu mes palaikom tą skaidimo mąstymą, tai tuomet yra va tas polinkis labiau būti galvoje ir kartais žmogų, kuris dažnai renkasi keisti savo kūną, jam tiesiog padeda lyg nusileisti iš proto lygmens į fizinį lygmenį. Tas pats fizinis skausmas, darantis tatuiruotės, tas vat matymas prieš ir po, kad čia turėjau kažką didelio, nupjoviau, turėjau kažką mažo, prisiuvau, pripildžiau. Nu ir tai duoda ryšį su kūnu, bet labai didelėse kabutėse, labai fake tiltas popierinis, per kurį ten ryšys tikras toks gilus nesikuria. Ir trys paskutiniai, tai čia labai 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 tokie apibendrinimai mentaliniam lygmenį. Jeigu einat į pokyčius iš tokio maištavimo, kad aš čia padarysiu, aš čia parodysiu ir visi pamatys, ir va tas išskirtinumas, ir čia nugalėsiu, ir kažką įveiksiu, tokia net bišį kovinė būsena, tai galimai einat iš pastrigimo paauglystėje. Jeigu yra toks užsispyrimas čia ir dabar, greitai, aš nieko nežinau, man turi būti padaryta, tai labiau vaikystės bus tam tikri momentai. O jeigu giliai, giliai jaučiat, kad tai, ką vat padarysiu savo kūnu, čia jau kažkokią vertę apie mane nurodys, čia jau bus man bele kaip saugu, čia jau pradės visi mano poreikius tenkinti ir aš jau būsiu pačiam tam centre, nemažai su dėmesiu, bus susiję dėmesio poreikiu, tai greičiausiai kūdikystėje tam tikros patirtis
pakibusios, neišgyventos, neintegruotos. Jas. Ir einam prie ko sakiau, kad prieisim. Dismorfija ir tapatybė. Tai svarbu suprasti, kad žmonėm, kurie linkia į stiprius kūno vertinimus, nuvertinimus, pervertinimus, modifikavimus, šiek tiek kitaip veikia smegenis. Ir tai nereiškia, kad jos negrįžtamai pakeistos, tai tikrai ne. Toks veikimo būdas susiformavo, tai reiškia, jis gali ir atsiformuoti. Taip tai užtrunka, taip tai palieka pėdsakus ir taip tai kartais vėl gali grįžti atgal, tas vat, požiūris, vertinimas, toks matymas, bet tai jau nebėra taip aktyvu, kaip kad būna turit dismorfiją ar tam, pavyzdžiui, anoreksiją ar bet kokį kitokį savęs matymo vertinimo sutrikimą. Tai čia specialiai paryškinau violetiniam dalim, galit pamatyti, kad kai kalbam apie momeninę žievę ir vizualinius ventralinius takus, taip kaip mes matom, tai yra iškreipta. Tai ne mes, bet va, tie žmonės, kurie turi polinkį pervertinti, nuvertinti tam tikras kūno dalis ir jie tiesiog smegenys išsiugdo polinkį perteklinai susifokusuoti vieną ar kitą kūno vietą. Ir tai jau tiesiog tampa mechanizmu, kur susitvarkiau plaukus, va ten, nežinau, atsiauginau, prisiauginau, transplantavau. Ok, nuo plaukų perina dėmesys kitur. Dabar čia vat, kažkas negerai su mano kaklu, o po to kažkas negerai su mano pilvu, o po to kažkas negerai su dar kažko. Ir čia tiesiog jau smegenų veikimo mechanizmas, su kuriuo svarbu dirbti, nes tam greičiausiai galo niekada nebus. Jo, tai iš tiesų pakartota plius minus tas pats, dar šiek tiek persipinu ir su tuo, ką pradžioje minėjo Agnė apie va tą dopamino antplūdį, kad nėra šiaip vidinio pilnaverčio pasitenkinimo būti savimi, būti savyje, tai tada atrodo, kad va pakeičiau kūną ir toks, o wow, kaip fainai, o Dieve, pagaliau čia man tas žandikaulis matosi, kaip nuostabu, ta banga praeina ir prasideda vėl sekantis kabinėjimasis. Tai žmogui vėlgi atkuria kontrolės jausmą, kad va, aš valdau savo kūną, čia mano kūnas, aš čia galiu daryti, ką noriu, duoda kažkokį lyg pasitikėjimo ale jausmą, tokią trumpalaikę euforiją, bet iš esmės žmogaus nepapildo ir tuo pačiu nekoreguoja tų vat, pradinių psichologinių šaknų. Nu ir taip važiuojam tam užburtam destruktyviam rate. Ir tų ratų mes visokių turim. Turim su emociniu valgymu, turim su emociniu apsipirkinėjimu, turim ir su emociniu kūno deformavimu. Ne visai tinka žodis emocinis, nes ten daugiau niuansų sluoksnių yra, bet galim taip supaprastinti. Ir vat visas šitas fenomenas apibūdinamas kaip kūnas kaip karo laukas, body as a battlefield, kad ten nuolatinė yra identiteto kova, kai aš nesuvokiu iki galo, kas esu ir tada vat, bandau, matuojuosi, bet jau tokiuose kraštutinėse, ribinėse vietose, kad o kas jeigu čia pridėsiu, kas jeigu čia nuimsiu, kas jeigu taip, o jeigu aš čia vat, susiploninsiu ar dar kažką. Ir nu, labai labai stipri tada ta kova tarp to, kas aš esu, ko noriu, kuo galiu būti, dėl ko aš iš viso buvau paskirtas gimti šitoj žemėje. Ir tarp to, ko iš manęs galbūt tikisi, kokie yra lūkesčiai visuomenė, ko ten gal spaudimą sukūrė artimieji, draugai ar dar kažkas. Ir tai tiesiog atspindi tą vat, stiprią fragmentaciją, tą susiskaidimą, kai liktis kartais viena kita dalis labiau užima eterį ir skatina vienokius ar kitokius veiksmus, vertinimus, elgesį, pasirinkimus ir aišku, tame dažniausiai pabaigos nėra. Arba jau pabaiga atsiranda tokia labai labai drastinė iš kūno ribotumo, kad jau nebėra daugiau tos odos, kurią galėtum patempti, nebėra tų plaukų, kurias galėtum persodinti, nebėra ką ten daugiau nusiurbti ar į kur pripurkšti, prileisti. Tiesiog atsiremiam į ribas.
Jo, tai vėlgi, biški staptelnu, ar yra kažkokių minčių tame klausimu, nes čia lygtais niekas nieko ir dar 20 minučių turim. Kaip tu, Agne? Aš dabar jau vėl pradedu filosofuoti apie tai, kad iš tikrųjų kiek daug žmonių gyvena savo tuose vidiniuose sunkumuose, čia vėlgi nesumenkinant visų tų proto veikimo mechanizmų, bet iš esmės kiek daug reikalų yra gyventi šitam gyvenime. Nes, nu, techniškai mes esam čia numesti kaip kokios daržovės, na jau taip jau labai juokingai skambant. Turim sąmonę, turim šitą kūną, esam šitas kūnas, nu vėlgi čia kaip pažiūrėsim. Ir turėtų to užtekt. Tiesiog gyvenam, patiriam, mėgaujamės, bet vat išlenda va tokie visokie kabliukai. Ir čia atmetus tą visą estetinę perspektyvą, atmetant tą visą sociumo spaudimo reikalą, yra proto mechanizmų, yra realių sutrikimų, kurie vat, nu, kiša tuos pagalius į ratus, kad mes kokybiškai gyventume. Tai vat aš ir mąstau čia vėlgi už filosofinės perspektyvos. Mes turim laisvą valią rinktis, kaip mes norim gyventi ir gyventi taip, kaip mes renkamės. Bet gal lygiai grečiai mums yra ir nulemtas kažkoks likimas, kad mes turim tai patirti. Mes turim gauti kažkokius sutrikimus, kažkokius suvokimus šalia viso to. Kažkokias, nežinau, kūno ydas, kažkokius trūkumus, sakykime, kurie, tarkim, gal net kenkia sveikatai, gal tame irgi yra kažkokia pamoka, dėl kurios mes čia atėjom. Sakau, čia jau vėlgi nukrypau visiškai absoliučiai nuo mokslinės perspektyvos, bet tik pradedu taip galvoti, kad, nu, mums turėtų būti lengva ir malonu gyventi šitam gyvenime. Bet atsiranda tokių, vat, sveikatos aspektų, iš tikrųjų, vat, nu, medicininių reikalų, kur jau neišsispręsi tik nuo to, kad vat, žiūrėsi į veidrodį ir galvosi, dievoli, koks aš nuostabus sutverimas esu. Nu, yra ir rimtesnių problemų, kurias galbūt net ir vaistais ir galbūt net tais pačiais medicininiais įsikišimais reikia gydyti. Tiesiog vat, ieškau aš to tokio kabliuko, kad ar tame irgi yra kažkokia pamoka, ką mes turim išmokti, patirti, dalintis tuo, būti su tuo galų gale, o gal čia vėlgi nereikia lygintis tame, gal tiesiog visi tie sutrikimai iš esmės irgi yra savotiška norma, tiesiog nėra taip, kaip yra pas kitus. Nu, žodžiu, aš gal visiškai ne į temą, bet tiesiog dabar tame verdu savo pačios galvoje ir mačiau atsirado komentaras. Jo, aš to atliepsiu tai, ką sakėjau, komentaras apie dismorfiją, kad pas komentuojantį tai pamūmėja ir tuomet gyvenimas labai sustoja kartais savaitę atjungia, nesinori nei savęs matyti, nei kad kiti tave matytų. Tai labai pažįstama, aš pati šitos diagnozės neturėjau, bet kai turėjau stiprių veido odos problemų ir gal labiau turėjau stipresnį pervertinimą to, kaip atrodė mano veido oda, bent jau iš to, kaip dabar atrodo ir kaip dabar suprantu, kokia ta situacija buvo. Tai tikrai atrodė, kad +5 spuogai ir aš jau nebenoriu ir nebegaliu niekur išeiti. Ir jeigu aš išeisiu ir tinkamai jų neužmaskuosiu, tai tada visi žiūrės tik į mane ir būtent tik į tuos 5 naujus spuogus, nes kažkaip visas miestas žinos, kad vat, būtent jie šiandien išdygo ir jie dabar yra svarbiausi. Ir tai tada kažką apie mane pasako kaip apie moterį, kaip apie specialistę, kaip apie visuomenės narį, kaip apie žmoną sužadėtinę, partnerę, kaip apie draugę. Nu, va dabar, kai atsimenu tą etapą, jis žiauriai ilgas buvo ir labai labai giliai, taip sukrečiantis, labai giliai paliečiantis ir net kartais dar iškyla tų momentų. Ir pati irgi esu turėjus ir valgymo sutrikimą ir puikiai pamenu, kaip žiūrinėdavau save veidrodį ir galvojau, nu kiekvieną dieną atrodo matuodavau, nu va, ir vėl čia vat nepaplonėjo, nesusiaurėjo. Norėjau labai to angliškai tie gap, tai tas, nežinau, tarpas tarp šlaunų, tarp kojų, kad va ten būtų kažkaip taip, būtų žodžiu tarpas.
Dabar, Kaip kai atsimenu, ironiška, tai nes labai aš visą juokinga. gyvenimą, taip, biškai pertrauksiu, Jo. aš turėjau visą gyvenimą tą tarpą tarp šlaunų ir aš atvirkščiai, aš norėjau, kad jo nebūtų. Nes atrodžiau per kuda, ten šakalys, ten perlūšių, dar, oi, kad ir daug esu visokių Mhm. dalykų girdėjus. Tiesiog čia dar tik, nu, patvirtina tą mintį, kad mes manom, Jo. jog pas kitus viskas puiku, pas mus ne. Ir tai, ko mes norim kituose, kiti nori iš mūsų. Tiesiog čia, nu, labai ironiška yra, kai mes pradedam lygintis ir pradedam Jo. nuvertinti save, tarsi žolė kitur žalesnė. Gal Mm. kitur jinai žalesnė dėl to, nes jinai dirbtinė. Tai va, tai va, ir tas jo nepastenkinimas tiesiog over the top, over the roof ir pramušinėjo saugiklius belekai, visur kišo koją, kur tik įmanoma. Ir dalinuosi dėl to, kad šiek tiek ir nuimti galbūt tą vienišumą, galbūt kažkiek nuimti ir įsivaizdavimą, mm, galbūt ir įkvėpti, kad iš to galima išeiti, tai nebūtinai turi būti iki gyvenimo grabo pasilikusi būsena. Ir taip pat nešti ir realistiškumo, kad kadangi tai buvo labai ilgas laikotarpis mano gyvenime ir jis prasidėjo paauglystėje, tai jisai, nu, ganėtinai toks giliai įrašytas. Ir vat kai kuriais etapais, kartą, du, kelis kartus per metus, tai dar taip grįžta. Vienai dienai, kažkokiam keliom akimirkom, va taip pramuša, kur aš jaučiu, kad tiesiog mintim ir visu kuo įsisuku į tai, kaip atrodo ir ką čia reikėtų pakeisti. Ir tada galvoju, wow, kas čia ką tik įvyko. Nu ir suprantu, kad vėl biškė sužaidė tie seni neuronai, seni tie takeliai. Ir aš suprantu, kad turiu laisvę rinktis, ar aš vėl einu jos mindžioti ir gilinti tą seną skausmą į jį grįžti, ar aš galiu suprast, kad, nu, mano va tokios šlaunis, tokios kojos, taip yra ir that's okay, tai yra nuostabu ir ačiū Dievui, kad aš tokia, o ne kitokia. Ir tai, ką tu, Agne, kalbėjai apie tą, vat, kiek čia lemta, kiek nelemta, kiek turim, neturim laisvos valios. Tai čia, manau, šitą klausimą filosofuosim mes kaip pasaulis, nežinau, iki amžinų, iki kažkokios pabaigos, jeigu jinai iš viso egzistuoja. Ir labai man tai persipina su dvasiniu lygmeniu. Suprast, kiek ten daug yra įkrovos ir kitokių dėsnių, kurie jau gali nebetitikti to, kas vyksta mentaliai, emociškai ar fiziškai, bet turi bele kokio didumo ir stiprumo poveikį. Ir va čia tas ryšys su Dievu, tikėjimas, per tai daug padeda atkurti prigimtinio vertumo, tokio gilaus egzistencinio saugumo, suvokimo, kad, nu, tikrai šitas kūnas, nu, tai jeigu jis toks yra, tai ne šiaip savo, vadinas mano tie kreivi dantis, kažkokia šlaunis, kažkokie ten plaukai ar dar kas, jie yra vat specifiškai su labai labai konkrečia paskirtimi ir tikslu tokie sukurti, nes būtent tokie plaukai man kaip žmogui, kaip visumai, kaip sistemai tinka. Ir jie turi savo paskirtį ir fizinę, ir emocinę, ir mentalinę, ir ypatingai dvasinę. Tai kažkaip jo, man tas dvasinis priėmimas turbūt daugiausiai nuraminimo davė. Nemažai, aišku, sumaišties įneša, nes, sakau, kitokie ten niuansai veikia, lyginant su tuo, kas yra sielos, tos psichikos lygmenį ir dvasios dvasiniam lygmenį. Bet labai labai įdomu tą vat panagrinėti ir pasimatuoti ir atrasti tokių kitokių svertų, kaip galima iš to nusiraminti. Tai vėlgi grįžtant prie dvasiškumo, prie tikėjimo, pavyzdžiui, ten teologijai, krikščionybei vis tiek yra daugiau telkiama dėmesio į tai, apie ką žmogus yra, į tai, koks jis yra ir kad kūnas yra va ta šventikla, kurioje veikia dvasia, Dievo duota dvasia, Dievo duota misija ir visa kita. Ir jeigu žmogus pats savavališkai renkasi modifikuoti kūną, ten jį keisti, kažką tipus jo taisyti, gerinti ar panašiai, tai lyg stato save virš Dievo
lyg ateitų ir pasakytų Dievui, kad, ei, aš geriau žinau už tave ir šiaip tais tu suklydai. Aš iš tiesų turėčiau atrodyti va tai va. Tai vat. Tai mane labai tikėjimas nuleidžia ant žemės, nuleidžia į tą nuolankumą, nuleidžia į priėmimą ir suvokimą, kad aš esu kūnas ir tuo pačiu aš esu kūno valdytojas ir man kūną padovanojo ir dabar eit ir Dievui sakyt, kad sorry, dude, suklydai. Nu tai labai labai faino dydžio ir apimties puikybė. Ir nežinau, ar, nors ne, net neįsiu į šitą aspektą, nes galima čia labai nusišnekėti. Tai va, tai kol kas jo, čia paliksiu, čia sustosiu ir tęsiant jo iš teologinės katalikų stačiatikių pusės, tai šiaip tas noras ypatingai koncentruotis į senėjimo sustabdymą, į mirties baimę, į kažkaip norą atrodyti atitinkamai pagal visuomenę ar ten seksualiai geidžiamai patraukliai, nu tai yra paviršius, tai yra polinkis vėlgi narcisistinės asmenybės dalis, narcisistiškumo bendrai tokia tuštybė, kažkokia tą pačią puikybę ir tuo pačiu nepaisimas rizikos faktoriaus, to poveikio kenkiančio pačiai sveikatai. Ir jeigu tikrai žmogus labai labai turi perteklinį tą susitelkimą į tai, kad tik aš niekada nepasenčiau, kad tik kad ten nesukristų oda ar kažkas neatsitiktų, tai tiek stipriai sužaidžia tas cognitive bias ir visa psichika, ir smegenis, ir visa neurologija, kad nu, žmogus tiesiog nekreipia dėmesio realiai į tą faktą, kad jam tai kenkia. Tai jisai save traumuoja savavališkai, renkasi prieš save smurtauti ir po to stebisi, kodėl gyvenime kažkur nesiseka, santykiuose kažkur nesiseka, savirealizacijoje ir dar kur kitur nesiseka, vis tiek tos rytis tarpusavį persipina. Tai kai suvoki, kad viduje vis tik tais esmė ir ta išorė jinai tarnauja vidui, tarnauja dvasiai, tai pradedi biškai kitaip mąstyti ir galbūt tada tas seksualumas, visuomeninis priimtumas, jaunystė amžina ar kiti tie žaidimai, nu jie tiesiog nublanksta, nebeturi tokios reikšmės, nes suvoki, kad atėjai čia didesniem dalykam. Dar šiek tiek įsikišant apie idealus, apie tos siekius, tai bent jau savy tai tyrinėdama ir šiek tiek kalbėdama, klausydama kitų tikinčių, pastebiu, kad tai kyla ne iš to psichologinio sielos lygmens, bet labiau iš dvasios lygmens, kad mes tam tikrą prasme atsimenam, iš kur esame atėję, kad Dievas įpučia į mus tą dvasią, kad turim tą dievišką kilmę, kad ateiname iš to rojaus į šitą mum nepritaikytą žemės pasaulį. Ir nu, tai mus riboja ir tai tarsi neatspindi to dvasinio potencialo, kurį turim. Ir dėl to pastoviai norisi kilt kažkur ten aukščiau, vis negana, vis siekiam, vis dar, vis ten, ta tobula versija, ta tobula vizija kažkur lyg mūsų laukia. Ir dažniausiai tai yra apie labai labai gilų dvasinį alkį, tokio stipraus ryšio tiek su savim pačiu, tiek labiau su Dievu per jį, su savimi ir tuo pačiu, aišku, keičiasi tada santykis su aplinka. Ir vietoj to, kad keltume, gal ne tiek ant standartus, bet vietoj to, kad eitume kaip tik į ryšį, į saugumą, į meilę, į bendruomeniškumą, pažinimą, priėmimą vieni kitų, mes keliame tuos standartus išoriai, dauginam priemonės, procedūras ir panašiai. Tai ir tai, pavyzdžiui, kad čia irgi ateinat iš tą paskaitą, tai jau fainai, jūs jau prisidedat prie to, kad su tuo nesutinkat ir norit kitaip, kad būtų daugiau dėmesio į vidų, mažiau į išorę, kad daugiau ir mes bendrautume apie tai, apie ką mes esame giliai savy viduj, o ne apie tai, kaip mes ten atrodom, apsirengiam ar neapsirengiam. Arba kad tas vertinimas tiesiog būtų nuoširdus, realistiškas, pažeidžiamas ir gilus,
Tai fainai, prie to prisidedat, bet klausimas, ar pasibaigus šitai paskaitai, ką jūs toliau renkatės, prie ko prisidedat. Ar nebus, kad kažkas ten, nežinau, draugė prašo, kad jai padovanotų pinigų, nes nori susitvarkyti ten kokius savo skruostus. Ir ar jūs dovanosit jai pinigų gimtadienio proga, kad jis susitvarkytų savo skruostus. Nes jeigu taip, tai jūs to 1% prisidedat prie to, kad išorė svarbiau negu vidus, ar kad išorė turi tam tikrus tuos niuansus. Tai va. Tai einant jau labai labai link pabaigos, dar kartą užakcentuoti, kad kai žmogui sąmoningai nepatinka išorė, tai pasąmoningai nepatinka vidus. Imasi greitų sprendimų, išorė tampa tvarkinga, bet vidus nepasikeičia ir ką tai daro, tai didina vidinį konfliktą. Arba jį sukelia visiškai fresh new, arba ten jau jis yra ir jį tiesiog padidina, paryškina. Ir greičiausiai tas išorinis tvarkymas ilgalaikiai perspektyvai dar ir taip grąžins į pradinį tašką, kuriame žmogus buvo, arba dar pagilins ir paryškins tai, kas ir taip neišspręsta. Tai tiek gali paryškinti išvaizdoje, tiek charakteryje, tiek veiksmuose, elgesyje, mąstyme. Ir jo, nieko naujo, tik dar gilesniam, platesniam vaizdinį, kad tai, kas yra išoriniai niuansai, yra vidinių niuansų atspindys. Ir jeigu priverstinai keičiam, nesąmoningai, ne toj darnoj, ne tam susilygiavinime, bet tiesiog priverstinai keičiam, tai iš esmės realiai tai niekas nesikeičia. Ir labai dar prieš paskaitą klausiau Reelsą rusų kalba, kalbėjo stuburo chirurgas ir jis kalbėjo apie tai, kad jis ten netiki chiropraktikais, osteopatais, kaip čia taip galima dėti rankas ir pakeisti slankstelio poziciją, jeigu net aš, kai darydavau operacijas, dėdavau metalą į stuburą ir tiesiog stuburas net laikydavo ir slanksteliai sulūždavo. Ir paskaičiau komentarus, tai man labai labai patiko, nes aš irgi tokią nuomonę turiu ir kiek bendrauju su kūno terapeutais, tai daug kas turi tą požiūrį, suvokimą, kad tu negali priversti struktūros pasikeisti. Turi pasikeisti nestruktūriniai procesai, sąveikos, ryšiai, va tie dvasiniai, mentaliniai, emociniai niuansai, kad tai galiausiai kaip pasiekmė atsispindėtų struktūroje. Ir tai visur veikia. Ir jeigu tu įkiši metalą į stuburą, žmogui skoliozė, jam skoliozė dėl to, kad jisai, nežinau, ten jaučia ištikimybę mamai, tėčiui, neturi vertybių ar dar kažkokie psichosomatiniai niuansai. Ir tai nepasikeitė, ten tiesiog įgrūdo metalo tą lasdą, kad jį ištiesintų, nu tai aišku, kad slanksteliai sulūš, nes jie buvo pritaikyti kitokiai psichikai. Psichika tai nepasikeitė. Tai vat, tai tokia ta istorija. Kažką čia netyčia paspaudžiau, man įjungė laikmatį. Sprendimų krūva. Galite pasiskaityti, pasižiūrėti, pasinagrinėti kažkokius klausimus, dėl ko man svarbu atlikti šią intervenciją, iškęsti tą skausmą ir nepatogumą, ko aš tikiuosi, lūkesčiai. Jeigu tikrai norit operacijos, nu tai paruoškite save, neikite naklai, bele kaip užsispyrę. Pasigilinkite tai, pasidomėkit, kritiškai vertinkit. Nu, žodžiu, viskas čia surašyta. Jeigu dar kažko trūksta, kyla minčių, tai dalinkitės. Man jau burna džiūsta. Einu dar į chatą. Skaitau paskutinį komentarą. Aš visiems sakau, kad prieš kažką keičiant, kraštutiniškai iš išvaizdos, tai pirma sveikatą būtina auginti, nes su sveikata ateina ir grožis. Jo, fainas patarimas. Verta dar įsiaiškinti, kaip žmogus suvokia sveikatą.
Tai vat, galbūt dar jo Agnė turi kokį vieną kitą žodį pabaigai. Jau žinok ir išsisėmiau aš tai žodžiais, dabar tiesiog toliau galvoju, reflektuoju, čia ko prisidalinai, prirašiai ten tų visokių tokių dalykų, kurie, nu, ne mano kompetencijose, tai man visą laiką yra įdomu tiesiog naujų dalykų sužinoti, prisifotkinau dabar, tiesiog turėsiu ką pasiskaityti, kad pasižiūrėt. Tai dabar net nežinau, Nice. ką galėčiau pridėti iš esmės. Apart viso to, kad, nu, labai svarbu išmokti ir jau net neišmokti, o tiesiog priverstinai girdėti tik save. Realiai save, savo kūną, ko jis nori, kaip atliepti jo poreikius, kaip atliepti savo poreikius, kurie nėra iš trauminės dalies. O visa kita apie tą visą grožį, tai, Mm. kaip aš dažnai savo klientams sakau, tai tuoj pasikeis. Realiai. Tas metai, dėl ko žmogus kompleksuoja, greitų metu artimiausią sezoną arba dar kitą sezoną pasikeis. Ir tas visas trūkumas, jeigu taip galima įvardinti, kažkada taps siekiamybė. Ir po kurio laiko vėl taps trūkumu. Ir vėl siekiamybė. Ir ta prasme, tiesiog reikia, vos ne, juokauju, išlaukti to laiko, kada ta visa problematiška kūno dalis taps aktuali visiems. Nes tada visi norės tą darytis. Tiesiog čia tokia humoro forma, bet Mm. nu, destruktyvu yra save modifikuoti iš esmės, net jeigu mes galvojam, kad nuo to bus geriau. Nu, tuo metu bus iki sekančio. Tiesiog, nes Jo. jeigu viduje nieks nepasikeitė, jeigu visa ta destrukcinė dainelė galvoj toliau dainuoja, nu, tai keičiam mes tos plaukus, nosį, ragus, nagus, ar kad ir ką mes ten savo kūną norim pakeisti, pasitobulinam ir toliau šokinėjam prie kitos dalies. Tai atsimeni, kai tau dalinausi tuo filmu, kur ten apie tuos tobuluosius, autentiškus žmonės, kur natūralūs yra blogiukai, nes jie yra Jo, kažkokie tiksliai, netobuli. dar vat Tai vat, nepasižiūrėjau. aš galvoju, reikės man vėl pasižiūrėti jį iš naujo, nes ten, nu, pats filmas, pats siužetas, tai šiaip tragiškas, nu, ta prasme, labai prastai, vertinimas labai puikiai atspindi, bet ta pagrindinė žinutė tai yra labai Mm. gera, kad va tie natūralūs žmonės yra priešai, jie yra netobuli ir va būtent tai, kad jie turi tų tokių netobulumų, skatina visuomenėje patyčias, skatina atskirtį ir dar kažką, nu, tai tam, kad mes kolektyviškai išspręstume šitą va problemą, visi nuo 16 metų pasidaro tobuli ten operacijų metu. Nu, ten, aišku, futuristinis filmas, ten padaro daug greičiau viską. Bet vat, neva išsprendžia tą visą šitą visuomenės problemą, tik tais niekas nekalba apie tai, kad paskui tiem žmonėm ten ir smegenys yra išplaunamos ir ten dar visokių baisių dalykų, nu žodžiu. Bet pats principas, kad Okay. pat natūralūs yra pavojingi. Ir aš galvoju, kaži kodėl. Gal todėl, nes jie vis dar save turi, tokį, kokį Dievas davė. Daiva. Ja. Čia mes jau Jo. užsidėlėsim jau gal per ilgai jau, ne, neturėjo išsijungti. Ne, o turėjo kažkas įsijungti, aš turbūt pajungiau, ne, kažkokį Ne, aš laikmatį. nežinau, sakei Ne. porą valandų. Tai galvau, gal čia automatas koks įjungtas, kai atjungia Ne, visus. čia aš taip, čia mano vidinis nusistatymas, kad Gerai. neviršit poros valandų. Mhm, Jo, mhm. tai jau pačiai pabaigiausiai, kas piešėt pirmą, antrą, trečią kartą, tai vis dar egzistuoja šitie klausimai, per kuriuos visai faina verta pasianalizuoti tai, ką nupiešėt. Tai vėlgi, nevertinant, nesvarbu, skiriasi tie paveiksliukai ar ne, bet iš tos smalsumo pozicijos, ką galbūt tai naujo sako apie mane, ką galbūt tai paryškino, ko nemačiau, koks yra ryšys, skirtumas, panašumas tarp tų dviejų pusių ir kaip tai galima apjungti, kad vėlgi matyti save kaip visumą. Ne taip, kad aš va esu priversta čia būti savim, o ten jau mane kažkas verčia būti ne savim. Tai tame yra laisvos valios, kodėl jos tada nepraktikuoju, kaip galima jo rasti tas jungtis. Tai vat, officially baigiam. Tai stabdau įrašiuką.